veikiame. Tada tiesiog Ieva papasakos plačiau apie Pagirkime aptarnavimo projektą, kas tai yra per projektas. Pereisim prie gyventojų nuomonės tyrimo rezultato pristatymo, tai yra kaip lietuviai vertina klientų patirtis Lietuvoje ir mes stengiamės užduoti įvairius klausimus, tai galėsim juos peržvelgti. Ir taip pat gyventojų nuomonės tyrimo rezultatais paremtus, ką mano gyventojai, kurios įmonės geriausiai klientus aptarnauja. Ir slapto pirkėjo šiek tiek tyrimo rezultatų sektorinių telekomunikacijos sektoriui, kaip sekėsi 2024 metais. Tai pereinant visų pirma, tai norėčiau prisistatyti ir susipažinti, kas manęs nepažįsta. Tai esu Neringa Kazlauskienė, aš turiu daugiau negu 20 metų patirtį rinkos tyrimuose ir kažkada senai, kai man buvo 20 metų, aš dirbau klientų aptarnavimo specialistą, tai vat matot čia viduryje mano nuotrauką, dar prie tokio seno kompiuterio sėdžiu aš ir aptarnauju klientus ir taip pat aktyviai labai dariau pardavimus. Tai aš pamenu, kad kai jau man labai patiko apklausos, gyventojų nuomonės apklausos, mes jas darydavom tais laikais labiausiai telefonu, nes dar tie online paneliai nebuvo tiek išvystyti. Ir aš pamenu, kad kažkada senai, kai dirbau call centre, nusprendžiau pakeisti darbą, pereiti kažkur kitur ir taip vat atsidūriau rinkos tyrimų įmonėje. Ir man pamenu, kad kai nuėjau būtent į tą ofisą, ten buvo taip ramu, aišku, ofisas buvo Markučiuose ir tokia ramybė. Ir kai išėjau iš darbo pokalbio, aš radau 17 praleistų skambučių. Tai man ta ramybė rinkos tyrimuose labiausiai ir patinka. Aišku, čia toksai pirmasis žvilgsnis nėra taip ramu, ne, iš principo. Tai tos patirties tikrai nemažai esu sukaupusi per tiek metų. Ir bendrai, jeigu pristatyti, ką mes veikiame kaip Shopper Quality Group, tai atliekame rinkos tyrimus, atliekame slapto pirkėjo tyrimus, turime Pagirkime aptarnavimo projektą, apie ką Ieva ir papasakos plačiau, ir taip pat turime mokymų akademiją. Tai jūs ir matysit šiandien Renatą, mūsų lektorę, kuri plačiau pristatys apie mokymų poreikį. Tai dabar perduodu žodį Ievai, kuri plačiau papasakos apie Pagirkime aptarnavimo projektą. Ačiū. Iš tikrųjų, tai tikiu, kad tikrai nemažai kas jau esą susipažinę su šitu projektu, o kitiems šiek tiek papasakos. Tai įsivaizduokit, kad yra kambarys ar ne, klasė, kur mokytoja kiekvienam mokiniui išdalina po balioną. Ir paprašo kiekvieną užsirašyti ant to baliono savo vardą, o tada visus balionus išmesti į orą, sumaišyti per visą klasę. Ir duoda 5 minutes bei užduotį. Susirasti per 5 minutes balioną su savo vardu. Po 5 minučių chaoso turbūt nedaug kam pavyko, bet netrukus mokytoja paprašo pakartoti užduotį, tik šį kartą po balionų visų sumaišymo pasimti arčiausiai savęs esantį balioną, perskaityti ant jo esantį vardą ir nunešti tam klasės draugui, kieno vardas užrašytas. Tokiu būdu, manau, kad daug daugiau kam pavyko rasti tą balioną. Ir šios istorijos moralas turbūt yra toksai, kad reikia ieškoti ne savo asmeninės laimės. Reikėtų siekti padėti kitam ir šitaip patys ir savo laimę rastumėm kur kas greičiau. Tai tikiu, kad ir klientų aptarnavime yra lygiai taip pat. Būtent apie tai ir yra mūsų Pagirkime aptarnavimo projektas, apie tai, kad reikia pažinti klientą, išsiaiškinti jo lūkesčius, kuo geriau jį suprasti ir stengtis jam padėti, išspręsti savo kliento problemą ir pardavinėti paprasčiausiai konsultantams nebereikės turbūt. Apie tai ir projektas, kuriame iš viso yra kadangi šiemet dar plus projektas švenčia 5 metų gimtadienį, tai labai džiugu ir Neringa tikrai iš tikrųjų sveikinu su tokiu šauniu projektu, su jo idėja, kuris taip sėkmingai vystas ir kasmet vis auga. Per šitus 5 metus turėjom 138 prekinis ženklus.
Kadangi kasmet prisijungia apie 50 prekinių ženklų, tai šitas skaičius parodo iš tiesų, kad ženklai dalyvauja nuolat, dalyvauja ne vienus metus, pamato tą vertę ir jungiasi vėl ir vėl, tas labai labai iš tikrųjų smagu. Turėjom daugiau negu 2000 pagirimų, labiausiai džiugina, kad dauguma tų pagirimų, jie nėra trumpi iš 1-2 žodžių. Dauguma tų pagirimų yra nuoširdus ir išsamus, kur klientai dalinasi konkrečiom istorijom, detalėm, kaip konsultantai jiem padėjo, kažką ekstra dėl jų padarė galbūt ir nenumojo ranka, kad mums gal čia nepriklauso. Taip pat turėjom daugiau negu 1300 tyrimų, būtent slapto pirkėjo tyrimų atliktų projekte, kurie ir padeda įmonėms ne tik įsivertinti savo gal koreguotinas vietas, ką reikėtų geriau padaryti, pastiprinti, bet lygiai taip pat padeda išsigryninti savo pranašumus ir prieš konkurentus. Turėjom daugiau negu 50 mokymų dalyvių, tai turėjom tiesiog kelis organizuotus tikrai gan stiprius mokymus, juos organizuojam mažoms grupėms, kad tie mokymai būtų su galimybė pasidalinti, jie yra ir praktiniai, ne tik teoriniai. Tai kiekvienas tikrai turėjo ir užduotis grupelėse, ir galimybę pasidalinti su kokiais iššūkiais, galbūt susiduria, kaip juos sprendžia bendraujant su klientais. Labai džiugu, kad paskutiniai mokymai vykę sausio dar mėnesį, net po pabaigos, kai jau pasibaigė, gal 20 ar 30 minučių dalyviai liko pasikalbėti, pasidiskutuoti. Tai padėka tikrai lektoriai, nes parodo temos aktualumą, turbūt buvo labai pataikyta tema ir tų temų turim skirtingų netgi. Taip pat projekte per šitus metus turėjom daugiau negu 1000 renginių dalyvių, tai čia kalbant tiek apie mūsų tokius nuotolinius renginius kaip šis, tiek apie gyvus apdovanojimų renginius, kuriuos darome kas metus, būtent pasveikinti projekte geriausiai klientus aptarnaujančias įmonės. Ir čia kvieščiau sekti tiesiog Pagirkime aptarnavimo projekto socialinius tinklus, juose tikrai dalinamės apie įvairius ir nemokamus renginius, kur galite prisijungti ir kažką naujo išgirsti. Ir turėjom projekte daugiau negu 25 000 balsų, kur būtent klientai įvertino savo mylimus prekinius ženklus, atidavė jiems balsą ir šitaip padėjo laimėti. Ir prie projekto prisijungę dalyviai iš tikrųjų gauna arba slapto pirkėjo tyrimus, arba mokymus. Jie gali pasirinkti vieną iš šių verčių. Ir taip pat projekte renka balsus bei pagirimus. Čia kitą skaidrę paprašysiu dar perjungti. Renka balsus bei pagirimus. Tai būtent tais pagirimais dalinamės tiek internetinė mūsų puslapį, tiek socialiniuose tinkluose. Esu girdėjusi tokių kaip baiminimuose, o ką darot su neigiamais. Tai mes renkam ne bendrai atsiliepimus, o būtent pagirimus. Tai yra gražius žodžius ir kaip sakom, apie gražias patirtis reikia kalbėti garsiai ir daug, o negražiomis dalintis privačiai, taip suteikiant galimybę pasitaisyti. Taip pat dalyvauja renginiuose mokymuose, motyvuoja komandą. Tai turim labai irgi puikių istorijų apie tai, kaip projekto dalyviai, būtent rinkdami tuos pagirimus, pasidarė pas save tokią kaip garbės lentą ir kiekvieną savaitę, ar tai ten kiekvieną mėnesį, tiesiog parduotuvės vadovai buvo sugalvoję tokius simbolinius prizus konsultantams, kurie daugiausiai tų gražių atsiliepimų sulaukė iš klientų ir turėjo tokį mini azartinį žaidimuką, tai kasgi čia dabar smagiausiai ir fainiausiai su tais klientais bendraus, tai tikrai galima naudoti kaip motyvacinį įrankį. Taip pat įsivertina bei gerina aptarnavimą, būtent slapto pirkėjo tyrimų pagalba, laimi geriausiai aptarnaujančios įmonės statusą ir gauna paminėjimą žiniasklaidai. Būtent tuos geriausiai aptarnaujančius šiandien visai ir netrukus išgirsim ir pamatysim, ir taip pat pamatysim video įrašą iš apdovanojimų renginio, tas visas akimirkas, kaip tas renginys vyko, kaip tie prizai atrodė ir kokios nuotaikos tenais buvo. Ir projekte per šitus jubiliejinius mūsų dabar jau, sakykime, metus iš tikrųjų labai nemažai nuveikėm. Esam kartu sukūrę ir Pagirkime aptarnavimą hitą, savo dainą įrašę studijoje.
Esam važiavę sveikinti daugiausiai pagirimų sulaukusios įmonės į kitą miestą, pamenu, irgi buvo labai labai smagu ir netikėta tiems dalyviams ir labai džiugu, kad skatina tie konsultantai klientus balsuoti, pagirti, kuria tokį žmogišką, artimą, gražų ryšį. Taip pat vedėme interviu, tai YouTube kanale, pagirkim aptarnavimą, būtent galite rasti įrašytus trumpus tokius interviu su skirtingų įmonių atstovais, kurie tose interviu dalinasi tiesiog dalyviai apie tai, ką turi įsidiegę, galbūt kokias įdomias iniciatyvas turi pas save arba kokių tendencijų mato savo klientų srautose ratuose, kas naujo. Ir labai irgi įsiminė yra, kaip vieni pasidalino, jog turi konsultacijas, pavyzdžiui, gestų kalba klientams, kas irgi labai atrodo tokia graži iniciatyva, tai tikrai tuose interviu galima išgirsti pasiklausius kažkokių gal naujų idėjų, kažką įsidiegti, implementuoti ir pas save, tai kviečiu tą padaryti. Ir taip pat kartu su projekto dalyviais paremėm Ukrainą, čia vieno renginio metu buvo galimybė paremti Ukrainą, prisidėti ir tikrai važiavom, pirkom, vežėm, tai labai dėkinga jaučiuosi už šitas gražias, šiltas iniciatyvas, kurios kartu su kiekvienais projekto metais vis auga ir daugėja jų. Ir taip pat per visus šitus projekto metus sukūrėm, kaip sakau, tikrai labai daug tokių šiltų, gražių ir papildomų idėjų. Tai smagu, kad ir dalyviai patys įsitraukia. O toliau turbūt kviečiu tiesiog ir šiemet 25 metais mūsų kurti tas gražias akimirkas toliau ir matuot gerinti savo aptarnavimą, prisijungti prie projekto, nuolat mokytis, suprasti tuos kintančius kliento poreikius, dalinti savo iniciatyvomis, nes būtent projekto dalyviai gali tuos interviu įrašyti ir pasidalinti savo įmonės gražiamis idėjomis, ką jie daro dėl klientų, skatinti klientus patiems iš savęs visą laiką dalintis gražiom patirtim. Projekte taip pat gali įsteigti prizus ir apdovanoti tuos klientus, kurie palieka video atsiliepimą, kadangi socialinės tinkluose, šiaip viešoje erdvėje mūsų nuotoliniai ar ne virtualioj, būtent video turinys šiuo metu tikrai auga ir populiarėja, tai tie ir video atsiliepimai būna tokia labai graži įmonės reprezentacija, ypač kai tai yra ne iš jų pačių, o iš kažkokio trečio asmens ar ne suteikta ir sukurta. Ir kurti motivacijas darbuotojams, kaip ir minėjau, jau su tom garbės lentom turim ir visų kitų idėjų, kuriomis tikrai noriai daliname su dalyviais, kaip šitą projektą galima stipriau išnaudoti ir labiau įsitraukti ir didesnę vertę iš jo pasimti ir kurti gražias patirtis klientams. Tai labai kviečiu ir toliau jungtis prie projekto, toliau tęsti, skatinti jį ir turėti. O dabar perduodu Neringai žodį ir Neringa papasakos bendrai, kaip 24 metais aptarnavom tos klientus, ką iš to matom ir kur juda mūsų klientų poreikiai, kaip jie keičiasi šiemet. Taip, ačiū labai, Ieva. Tai pereinant iš karto toliau, tai kaip manote, ar klientų aptarnavimas gerėja? Kokia būtų jūsų nuomonė, turėtų jums, vat iššoko būtent pūlas, nes mes po to ir paklausėm gyventojų taip pat, kaip jie mano, koks klientų aptarnavimas yra Lietuvoje. Tai tiesiog galit pasirinkti vieną iš šitų atsakymų ir mes iš karto pamatysim, kiek jūsų, kai subalsuos, jau matysim atitinkamai, kokia jūsų nuomonė. Ar gerėja, ar prastėja, ar nekinta klientų aptarnavimas. Tai dar po truputį renkasi atitinkamai balsai. Taip. Ir tada turėtų neužilgo pasirodyti pats rezultatas. Taip. Taip, tai rezultatą turim. Tai 79 mano, kad gerėja, 10% prastėja ir 10% nekinta. Tai ačiū visiems balsavusiems. Tai dabar ir pasižiūrėsim būtent slapto pirkėjo dalimis.
tai mes matom, kad klientų aptarnavimo rezultatai, jie atitinkamai nekinta. Jie nepakito iš konkrečiai lyginant 23 metus su 24 metais, tai tas 10%, kuris manė, kad nekinta, yra teisūs. Aišku, tikrai labai visą laiką norėtųsi, kad tas klientų aptarnavimas jisai gerėtų Lietuvoje ir būtų kuo aukštesnis, bet rezultatas yra koks yra. Tai jis nėra pakitęs, kas yra gerai, nes nėra jis ir suprastėjęs. Na? Tai toliau būtent einant peržiūrint rezultatą pagal sektorius, tai slapto pirkėjo būtent tyrimo dalies, tai mes matom pagal sektorius, kad turim sektoriuose, kuriuose aptarnavimas yra šiek tiek suprastėjęs, kai kur yra pagerėjęs, kai kur yra pakankamai yra pagerėjęs. Tai yra toksai tik tai lyginamasis dalis, kai mes negalim lyginti tarp sektorių, nes kiekvienas sektorius turi tam tikrą slapto pirkėjo tyrimo anketą, tai labiau pamatyti tam tikrą pokytį lyginti 23 metus su 24 metais. Ir jeigu eiti pagal kategorijas, lyginant 23 su 24 metais, mes matom, kad darbuotojų išvaizda yra atitinkamai, koks yra tam tikras pokytis, tai lyginant darbuotojų išvaizdą, aplinką, kontakto pradžią, poreikių išsiaiškinimą, kontakto pabaigą, aptarnavimo ir pardavimo įgūdžius ir papildomą pardavimą. Na, ir pagal tai tada matom, kad ženkliausias pokytis yra kontakto pradžioje, jisai yra pakitęs net 17 procentinių punktų, yra aukštesnis ir papildomas pardavimas yra suprastėjęs 8 procentiniais punktais. Tai vat matom tuos pokyčius ir jeigu žiūrėti kontakto pradžią, tai labiausiai yra pagerėjęs būtent prieimo momentas, tai konsultantų prieimas prie būtent klientų. Tai šita dalis yra labiausiai turi įtakos, o jeigu žiūrėti iš pačių kategorijų, pačioje kategorijoje, kuris būtent kriterijus lėmė tą pokytį. Tai jeigu žiūrėti, žemiausias yra pokytis kontakto pabaigoje, ar darbuotojas atsisveikino pozityviu tonu. Tai mes turim 14% būtent smukimą aptarnavimo ir pardavimo įgūdžių kategorijoje, ar darbuotojas skatino prekę įsigyti. Čia mes būtent turim plus 15 procentinių punktų, tai yra tikrai labai labai nemažai, nes tas skatinimas, kad lyginant 23 su 4 skatinam labiau, ar darbuotojas nurodė papildomos prekės privalumus ir naudas, tai turim minus 13 procentinių punktų, tai vadinasi prie to papildomo pardavimo, kad nėra nurodomos prekės tam tikros naudos. Ne? Tai šitoje vietoje turime kur dar atitinkamai pasitempti. Ir jeigu žiūrėti rezultatą pagal miestus, lyginant čia konkrečiai slapto pirkėjo tyrimo rezultatas, tai lyginant miestus, tai mes matom tam tikrus pokyčius. Didžiausias pokytis yra Panevėžyje, minus 11 procentinių punktų, ir visur kitur yra šiek tiek koreliuoja, labai labai atitinkamai yra panašus. Ir ryškiausi pokyčiai per 24 metus, tai yra kontakto pradžios kategorijos balas, jis yra pakilęs 17 procentinių punktų, tai būtent ta dalis ir lemia prieimo momentas, ir papildomo pardavimo kategorijos balas, kuris yra krito 8 procentiniais punktais, kas lemia naudų ir savybių apibūdinimą papildomo pardavimo metu, būtent šitas kritimas. Ir dabar pereisim prie gyventojų nuomonės apklausos bendrųjų rezultatų. Buvo atliktas reprezentatyvus Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimas, apklausta 1002 Lietuvos gyventojai, naudojamas kombinuotas metodas telefonu ir elektroniniu paštu, ir tyrimas įvyko 25 metų kovo mėnesį, tai čia tikrai labai patys naujausi duomenys, kurias pristatome jūs, ir mes lyginam 24 metų kovo mėnesį su 25 metais kovo mėnesį, tai būtent tas pokytis yra metai ir galima pamatyti. Šitą klausimą, kaip vertinate bendrą klientų aptarnavimo patirtį Lietuvoje, jį įtraukėme pirmą kartą pasižiūrėti, kaip gyventojai bendrai mano, ir ką mes turim. Mes turim, kad gerai vertina 18 procentų Lietuvos gyventojų, vidutiniškai 30 procentų Lietuvos gyventojų, ir neturi nuomonės 4 procentai, o prastai 50 procentų. Tai šitoje vietoje matom, kad lietuviai yra pakankamai reiklus, ir klientų aptarnavimo patirtį Lietuvoje 50 procentų vertina prastai. Vadinasi, mes turim kaip organizacijos dar tikrai kur pasistengti, kad pagerinti klientų patirtis.
Ir taip pat paklausėm, kaip dažnai susidurėte su puikia klientų patirtimi, naudodamėsi vietinėmis paslaugomis ar produktais. Tai kartais 40%, dažnai 36%, retai 10%, labai dažnai 10%. Na, mes šiaip klausimų tikrai gyventojų nuomonės tyrimo atveju dėl patirčių klausėm įvairių iš visų pusės tam, kad iš tiesų pamatyti, nes galbūt yra tam tikros paklaidos, gal yra paklausiant vienaip gyventojai galėtų įvardinti tam tikrus dalykus ir mes pamatėm, kad klausimai labai atitinkamai koreliuoja ir jie turi labai panašų vertinimo dalį, tai irgi pamatysime. Ne? Ir paklausėm, kas jums svarbiausia vertinant gerą klientų aptarnavimą. Čia galima buvo pasirinkti ne vieną variantą, tai yra mandagus ir profesionalus aptarnavimas, greitas problemų sprendimas, kainos ir kokybės santykis, lengvas susiekimas su įmonė, skaidrumas ir sąžiningumas, individualus dėmesys klientui. Tai pagal šį rezultatą mes matom, kad mandagus ir profesionalus aptarnavimas turi didžiausią įtaką, tai yra 65%. Greitas problemų sprendimas 57%. Tai ką mes turim? Mes turim, kad mandagus ir profesionalus aptarnavimas yra labai svarbus klientam ir yra greitas problemų sprendimas. Na, kad problemos būtų sprendžiamos greitai. Tai yra 2 pagrindiniai kriterijai. Na, lemiantis mandagumas, profesionalumas, greitis, ir kainos kokybės santykis. Na, kad nebūtų permokama. Na, kaip jums svarbu, kad įmonė reaguotų klientų atsiliepimus ir skundus? Labai svarbu, sako pusė Lietuvos gyventojų, 51%, daugiau negu pusė, svarbu 36% ir nesvarbu 9%. Na, tai vadinasi, kad daugiau negu pusė Lietuvos gyventojų yra labai svarbu, kad būtų reaguojama į atsiliepimus ir skundus. Taip pat paklausėm, kai gaunate gerąją klientų patirtį, ar perkate prekių dažniau ar daugiau iš tos pačios įmonės. 73% pasakė, kad taip. Na? Tai iš tos pačios įmonės 73%, kai gauna gerą klientų patirtį, perka daugiau ir dažniau. 27% Lietuvos gyventojų tas nėra svarbu ir jie to galbūt nedaro, gal tai yra kainos tam tikri dalykai, bet 73% perka būtent daugiau ir dažniau dėl geros patirties. Ir ką darote gavę neigiamą klientų aptarnavimo patirtį? Tai renkasi kitą prekinį ženklą ir grįžtamo ryšio neteikia 55%, renkasi tą patį prekinį ženklą ir grįžtamo ryšio neteikia 21%, pasidalina grįžtamojo ryšiu privačiai su prekinio ženklo atstovais 13% ir pasidalina grįžtamojo ryšiu viešai 11%. Tai mes matom, kad net 55% Lietuvos gyventojų renkasi kitą prekinį ženklą ir grįžtamo ryšio neteikia. Tai yra tie dažniausiai gyventojai, vartotojai, kurie nedalyvauja NPS tyrimuose, nedalyvauja kažkokiuose, kad teiktų tą grįžtamą ryšį, jie tiesiog po prastos patirties būtent eina pas konkurentus. Jeigu nusiperkate prekę, kuri netitinka jūsų lūkesčio, ką darote? 37% sako nesiskundžiu, 34% skundžiuosi ir 30% rašo atsiliepimą. Na, tai mes matom, kad po trečdalį, bet vis tiek yra daugiau negu trečdalis, 37%, kurie jeigu prekė netitinka lūkesčių, tiesiog nesiskundžia. Ar paliekate atsiliepimus internete apie gerą ar prastą klientų aptarnavimą? Ir čia turim 45%, kurie kartais tą daro, retai 26%, dažnai 15% ir niekada 14%. Kur dažniausiai skaitote ar paliekate atsiliepimus apie įmonę? 39% Google atsiliepimai, socialiniai tinklai Facebook, Instagram 36%, specializuotos platformos, Trustpilot, rekvizitai 20% ir kitai rašykit. Tai matom, kad Google atsiliepimai turi didžiausią įtaką Lietuvos gyventojams ir čia jie palieka ir skaito ir palieka atsiliepimus didžiausią dalim. Ar esate kada nors nutraukę bendradarbiavimą su įmonė dėl blogos klientų patirties? 50% pasakė, kad yra taip. Tai mes ir matom iš tų ankstesnių atsakymų, kad 50% būtent yra nutraukę bendradarbiavimą. Taip pat matėm, kad 55% neteikia grįžtamo ryšio ar pasirenka kitą prekinį ženklą. Tai parodo tam tikrus didelius skaičius, kiek tas lemia klientų patirtys renkantis prekinius ženklus arba toliau naudojantis tam tikrom paslaugom. Kaip dažnai pagirite gerą klientų aptarnavimą gyvai, viešoje erdvėje, internete ar kitur? Retai 1-5 kartus per metus, niekada negeriu,
vidutiniškai 1-5 kartus per metus ir dažnai 1-5 kartus per metus. Šitas klausimas yra palyginamasis, mes jį ir būtent lyginom su 24 metais, tai matom tam tikrus pokyčius. Ir yra padidėjusių, kurie niekada negeria beveik 5% ir retai būtent dar labiau yra sumažėjusių, kurie tą daro. Tai matom, kad pagirimai apie klientų aptarnavimą kuo toliau, tuo yra daromi rečiau. Kurį konsultacinį kanalą esant poreikiai pasirinktumėte? Ir va čia yra labai įdomus rezultatai, nes jeigu mes lyginsim 24 su 5, mes matom, kad gyva konsultacija pasirinktų, renkasi daugiau 11,1% Lietuvos gyventojų. Skambučio yra sumažėjimas 13,2. Kai mes darėm tyrimą 24 metais, buvo kaip tik išaugęs būtent šitas kanalas, tai yra skambutis, bet šiuo metu matom 25 metais, kad gyva konsultacija renkamasi labiau. Tai yra pakankamai ryškus pokytis. Vis dėlto, kai įmonės labiau automatizuojasi, daro įvairius dalykus, eina prie tos klientų patirties, kad jinai būtų kuo greičiau suteikiama ir tam tikrus procesus automatizuoja, įtraukia dirbtinį intelektą, tai visgi Lietuvos gyventojai renkasi gyvą konsultaciją. Turime elektroninio laiško 4,6%, chat funkciją ir daug skilti, kurio pokyčiai nėra tokie dideli. Tai kokias tendencijas mes matom? Lietuvoje bendra klientų aptarnavimo patirtis vertiname, visgi taip gal pasakyčiau labiau neigiamai, arba tiesiog pusė Lietuvos gyventojų klientų patirtis vertina prastai. Tai vat pakankamai didelis, tikrai didelė dalis gyventojų. Klientams svarbiausia mandagumas, greitis, ypač sprendžiant skundus ar problemas bei kokybė. Tai vat irgi kaip ir matėt, kad profesionalumas, mandagumas ir greitis. Čia yra pagrindiniai key aspektai, kurie turėtų būti įgyvendinti klientų aptarnavimą, kad jūsų klientų aptarnavimą patys klientai tikrai vertintų gerai. Teigiama aptarnavimo patirtis skatina klientų lojalumą, o gavę neigiamą, daugumą klientų atsisako pirkti iš to pačio prekinio ženklo. Irgi, tą matėt, irgi tas tendencijas, kad 58% tiesiog renkasi kitą prekinį ženklą, grįžtamo ryšio neteikia, tai yra tam tikra dalis. Dauguma renkasi konsultaciją gyvai, vis mažiau žmonių telefonu, čia yra tam tikras pokytis. Tai nebūtinai tas pokytis galbūt bus kitais metais, čia, sakyčiau, šitas pokytis labai įtakoja tie kanalai, vėlgi, kai buvo karantinas, po karantino tam tikras atsigavimas, tie kanalai jie laviruoja. Tai šitoje vietoje mes matom 25 metais tendenciją gyvą konsultaciją, tai žmonių noras bendrauti. Ir vis rečiau dalinamės apskritai atsiliepimais bendraja prasme ir atsiliepimais viešai. Tai tarptautinės klientų patirčių tam tikros tendencijos, jos yra tokios, kad yra dirbtinio intelekto ir automatizacijos integracija. Verslai vis dažniau naudoja dirbtinį intelektą ir automatizacijos įrankius, siekdami pagerinti klientų aptarnavimą. Tai apima ir pokalbių robotus, virtualius asistentus ir visus kitus dalykus. Mes turime hiperpersonalizaciją. Tai klientai tikisi, kad įmonė supras jų individualius poreikius ir pateiks pritaikytus pasiūlymus. Ir būtent čia jau tokia, kad būtent pasiūlymas skirtas tam asmenį. Omnikanalinis aptarnavimas. Klientai nori sklandžios patirties per įvairius kanalus. Nuo fizinių parduotuvių iki internetinių platformų, mobiliųjų programėlių ir taip toliau, nes gyventojų poreikiai skiriasi ir šita dalis yra matoma kaip tarptautinė tendencija. Proaktyvus klientų įsitraukimas. Įmonė siekia numatyti klientų poreikius ir pasiūlyti sprendimus dar prieš jiems išreiškiant konkrečius pasiūlymus. Tai tiesiog dar to gal poreikio nėra, bet tas proaktyvus klientų įsitraukimas, jisai tą dalį rodo. Tvarumo akcentavimas. Vis daugiau vartotojų renkasi įmonės, kurios demonstruoja atsakomybę aplinkosaugos ir socialiniais klausimais. Duomenų analizės svarba. Giluminė duomenų analizė leidžia įmonėms geriau suprasti klientų elgseną, poreikius ir lūkesčius. Tai tokios tarptautinės tendencijos, kurios matomos klientų patirtyje. Ir ką mes dar turime Lietuvoje. Lietuvoje pastebimas didesnis darbuotojų kaitumas klientų aptarnavimo srityje, lyginant su tarptautinė rinka. Ir čia yra tam tikras kaip ir iššūkis. Tai verčia įmonės ieškoti būdų, kaip pritraukti ir išlaikyti būtent talentingus specialistus. Ir dalis ties tuo einant diegia ir tam tikrus dirbtinio intelekto tam tikras programėlės ir principus, kad
nes labai yra sudėtinga dėl darbuotojų išlaikymo tam tikrų iššūkių. Ir dabar mes pereisim konkrečiai prie slapto pirkėjo tyrimo rezultato, šiek tiek pristatysim telekomunikacinį sektorių per 24 metus įvykusius porą sektorinių tyrimų. Tai pirmasis tyrimas, kuris buvo atliktas, tai interneto tiekėjų sektoriuje, tai turim tokius rezultatus. Dalyviai Telia, Seagate, Init, Bitė, Tele2 ir Fastlink. 23 metais dar buvo Mezon ir Baltikum. Tai kadangi Bitė išpirko Mezoną, dabar mes turim Bitę ir įtraukiam Tele2, nes realiai anksčiau darydavom šviesolaidinio interneto scenarijum, tai slapti pirkėjai būtent teiravosi dėl šios dalies. Dabar mes darom konkrečiai tiek interneto, kuriame galima pasiūlyti tiek nešiojamą internetą, tiek šviesolaidinį. Ir matome šitoje vietoje, kad pirmoje vietoje yra Telia, antroje Seagate, Initas, trečioje, ketvirtoje Bitė, Tele2 penktoje ir Fastlinkas šeštoje ir tam tikrą pokytį. Tai didžiausias pokytis yra Inito ir kitur yra tam tikras pokytis pačiuose procentuose. Ir bendri slapto pirkėjo tyrimų rezultatai telekomunikacijų sektoriai pagal tinklą 24 metais mes atlikome vizitais, tai kiekvienam dalyviui buvo po 10 slapto pirkėjo tyrimo vizitų, tai aukščiausias rezultatas yra Telijos beveik 85%, Tele2 antroje vietoje beveik 82% ir Bitė beveik 76%. Pereinant prie rezultatų, kurios įmonės Lietuvos gyventojų nuomonė klientus aptarnauja geriausiai, tai gyventojų nuomonės tyrimo atveju, kur mes ir klausėme tam tikrų klausimų, kuriuos ir pristačiau prieš tai, ir dabar apžvelgsim, ką gyventojai visgi mano ir kurios įmonės klientus aptarnauja geriausiai, ir mes klausėm pagal sektorius. Tai būtent šitam sektoriui, kaip manote, kuriame prekybos tinkle klientų aptarnavimas yra geriausias, tai turim Maxima, Lidl, Iki, Norfa, Rimi, Aibė ir Čia Market. Tai Maxima yra 39,4%, tai lyginant su 24 metais yra 4,6% pokytis, Lidl yra 8,1% pokytis, yra sumažėjimas ir toliau rikiuojasi kiti prekybos centrai. Tai aukščiausias ir būtent tas įvertinimas geriausias yra Maximos. Antroje vietoje Lidl ir trečioje vietoje yra Iki. Ir taip pat paklausėm gyventojų, kodėl taip manote. Tai iš teigiamos asmeninės patirties mano 32%, malonus ir draugiškas aptarnavimas 23% ir negaliu palyginti išskirti vienos 18% ir rikiuojasi toliau kiti. Tai buvo atviras klausimas, kuriame nebuvo pasirinkimo variantų, gyventojai spontaninių klausimų įrašė, iš kodėl jie taip mano, tai prie kiekvieno sektoriaus yra nurodytos tam tikros priežastis, tai matom, kad vienose sektoriuose tikrai, iš kur yra nemažai iš teigiamos asmeninės patirties, bet kitose sektoriuose atitinkamai laviruoja. Ir taip pat mes matuojam kiekvienais metais kliento pasitenkinimo rodiklį NPS, kuriame būtent galima matyti tam tikrą pokytį lyginant 24 su 25 metais. Tai atlikus būtent šį tyrimą mes matome, kad rezultatas visuose prekybos taškuose jisai yra sumažėjęs. Pirmoje vietoje yra Norfa su 12,9 balo, antroje vietoje Maxima su 10,9 balo ir trečioje vietoje yra Lidl su 10,8 balo. Visų kitų būtent prekybos tinklų yra neigiamas NPS rezultatas. Kartais aš gaunu būna klausimus, sako, kaip jūs manot, Neringa, koks yra normalus tas NPS rezultatas. Tai čia, žinokit, labai priklauso nuo sektoriaus. Nėra tokios dalies, kad būtent va toks NPS rezultatas tai būtų, kaip sakoma, kad siektinas. Mes turim visą laiką turėti mintyje, kad dažnu atveju galima palyginti tada, kada darome būtent tokį sektorinę dalį ir matyti savo rezultatą tarp kitų. Tai mes galime matyti, ar tai yra gerai, ar tai yra prastai. Tai šitoje vietoje, aišku, neigiamas rezultatas tikrai reiškia, kad yra kur pasitempti.
ir kad visą laiką tikrai gali būti geriau. Kaip manote, kurie parduotuvėje iš pateiktų klientų aptarnavimas yra geriausias? Tai Lietuvos gyventojai 50 beveik 2% mano, kad tai yra senukai, antroje vietoje yra depo ir trečioje vietoje yra Ermitažas. Tai tie pokyčiai matosi, kad nuo 24 metų yra labai neženklus. Kaip manote, kuris bankas klientus aptarnauja geriausiai? Tai pirmoje vietoje yra Swedbankas 46,1, antroje vietoje yra SEBas 25,8% Lietuvos gyventojų taip mano ir Šiaulių bankas 13,2. Tai irgi matom tam tikrus pokyčius, bankų sektoriuje irgi labai nežymiai kinta. Ir vėlgi paklausime, kodėl taip manote, tai asmeninė teigiama patirtis beveik 46%, asmeniškai neteko susidurti su nesklandumais 23%, malonus kokybiškas klientų konsultavimas beveik 8%. Ir rikiuojasi kiti atsakymo variantai, tai vėlgi matom tą tendenciją asmeninė teigiama patirtis. Kaip manote, kuri telekomunikacinė bendrovė klientus aptarnauja geriausiai? Tai pirmoje vietoje yra Telia 43%, Tele2 34,8% ir Bitė 22,2%. Vėlgi lyginant 24 su 25 metais mes matom tam tikrus nežymius pokyčius. Ir kodėl taip manote? Nekilo nesklandumų problemų iš asmeninės patirties, patinka teikiamos paslaugų kokybės ir su kitomis nesu susidūręs. Tai va čia negaliu palyginti. Tai va čia yra įdomus irgi tam tikras aspektas, kad beveik 10% gyventojų yra nekeitę telekomunikacinės bendrovės ir nėra su tuo atitinkamai susidūrę. Ir matote po beveik 25% iš teigiamos patirties ir kad nekilo nesklandumų problemų. Kaip manote, kurioje vaistinėje iš pateiktų klientų aptarnavimas yra geriausias? Tai yra Camellia vaistinė 26,2%, Euro vaistinė 24,4% ir gintarinė vaistinė. Ir jeigu matom kai kuriuose sektoriuose, kuriuose pokytis yra ganėtinai, matosi tam tikros lyderio labai aiškios pozicijos, tarkim bankų sektoriuje, DI sektoriuje, tai vaistinių sektoriuje čia jau matom tokią didesnę konkurenciją, skiria beveik tik tai porą procentų. Kodėl taip manote? Asmeninė patirtis 43%, malonus ir mandagus aptarnavimas beveik 15% ir darbuotojų kompetencija 8,2%. Kaip manote, kuri draudimo bendrovė klientus aptarnauja geriausiai? Tai Lietuvos draudimas 37,1%, visiškai rezultatas nėra pakitęs. Turim Ergo antroje vietoje 11,8% ir trečioje vietoje Kompensa 10,6%. Irgi pokyčiai, kaip matot, labai nežymus. Kodėl taip manote? Iš asmeninės patirties beveik 35%, neteko susidurti su nesklandumais 17% ir įmonės reputacija patikimumas beveik 11%. Tai kaip matom, kituose sektoriuose yra šiek tiek kitokios priežastys, va čia jau turim trečioje vietoje įmonės reputaciją patikimumą. Tai draudimo sektoriuje tas yra svarbu, bet visgi pirmose vietose yra asmeninės patirtys, pagal ką gyventojai ir vertina. Kaip manote, kuris nepriklausomas elektros energijos tiekėjas klientus aptarnauja geriausiai? Tai yra Ignitis 66,1%, Elektrum 24,6% ir Enefit 9,4%. Tai didžioji dalis Lietuvos gyventojų mano, kad tai yra Ignitis. Ir kodėl taip manote? Asmeniškai naudoju teikiamas paslaugas, neteko nusivilti, įmonės patikimumas reputacija ir gali pasiūlyti geras kainas vartotojui. Tai čia irgi turim patikimumą ir reputacijos tam tikrą dalį ir asmeniškai būtent teikiamas paslaugas ir neteko nusivilti. Kaip manote, kuri valstybinė institucija klientus aptarnauja geriausiai? Tai Valstybinė mokesčių inspekcija 11,42%, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba 11,02% ir trečioje vietoje turime Lietuvos banką. Tai su valstybiniu sektorium tai buvo atviras klausimas, mes klausėm, kad gyventojai rašytų, dėl to didžioji dalis negalėjo pasakyti ir nežinojo, kodėl, galbūt ir nemato, kas geriausiai apskritai aptarnauja, tai tą dalį pakliuvo, bet turim būtent tikrai pirmus 2 išrinktus, tai yra Valstybinė mokesčių inspekcija, Socialinio fondo valdyba ir Lietuvos bankas. Kodėl taip manote?
teigiama asmeninė patirtis, nesusidūriau su nesklandumais, greitas, operatyvus ir aiškus aptarnavimas ir dirba kvalifikuoti ir mandagus darbuotojai. Na, tai irgi rikiuojasi čia konkrečiai klausimas ir apie visą sektorių ir kodėl taip mano, tai vat irgi matome, kad yra asmeninė patirtis, greitas, operatyvus ir aiškus aptarnavimas ir kvalifikuoti darbuotojai. Ir kokios tendencijos? Nuomonė apie klientų aptarnavimą daugiausia susidaro iš asmeninės patirties. Klientams svarbiausia yra greitis, mandagumas bei kainos ir kokybės santykis. Tai mes turim vėlgi ties tą dalį, kad greitis yra labai svarbus. Gyventojai linkia įvardinti kaip klientus geriausiai aptarnaujančią tą įmonę, kurios paslaugomis dažniausiai naudojasi, mažiau lygindami tą patį aptarnavimą tarp prekinių ženklų. Tai ką aš noriu? Aš noriu palinkėti, kad kurti gražias patirtis ir 25 metais, kad visi turėtumėm kuo geresnį aptarnavimą, kad gyventojai kitais metais, vertinant aptarnavimą, vertintų ne 50% kaip prastą, bet tas rezultatas kistų. Tai labai tuo tikiuosi, kad galima jiems įdiegti, pasiūlyti tam tikrus dalykus ir visą laiką gerinti. Tai dabar norėčiau peržiūrėti apdovanojimų video, kur mes ir apdovanojom geriausiai tiek Shopper Quality Group kartu su Pagirkime aptarnavimą ir apdovanojom geriausiai klientus aptarnaujančias įmonės, remiantis Pagirkime aptarnavimo projekto rezultatu ir gyventojų nuomonės tyrimo rezultatais. Tai pasižiūrėkime apdovanojimo video. Tai ačiū Neringa už tokį išsamų pranešimą. Skaičių daug, informacijos daug, bet tikiu, kad tikrai naudinga. Ir turim dar porą klausimų iš auditorijos, tai gal greitai pavyks atsakyti. Vienas iš jų, tai buvo, teiraujasi irgi žiūrovai tiesiog, ar įmanoma užsisakyti vieno klausimo reprezentatyvę apklausą, ar kaina skiriasi, ar vis dėlto išlieka tokia pati, nesvarbu, ar užsisakai vieną klausimą, ar 30 klausimų visą klausimyną. Tai čia labai yra priklauso atitinkamai konkrečiai yra atliekamas individualus tyrimas, ar tiesiog jisai pakliūna į omnibusą vadinamą. Tai labai nuo to priklauso. Jeigu į omnibusą, tai yra būtent kainodara paremta klausimų skaičių. Dėkui. Ir tada dar vienas klausimas buvo, kaip galima tapti Pagirkime aptarnavimą dalyviu? Tai Pagirkime aptarnavimą dalyvių labai paprasta. Tiesiog jūs parašykite į info@pagirkimeaptarnavimą.lt ir aplikuokite. Ir natūralu, kad
priimsim jūs į pagirkime aptarnavimo projektą. Tai yra tam tikros sąlygos, tai Ieva papasakos plačiau. Taip, tai tie, kurie nori tapti dalyviais, rašykite info, pagirkime aptarnavimą ir papasakosiu, galėsite prisijungti. Tai dėkui tau. Toliau norėčiau pristatyti Renatą Navickę, klientų aptarnavimo mokymų lektorę, kuri pasidalins, kodėl klientų aptarnavimo tema, apie kurią taip nuolat kalbame, šiandien išlieka tokia aktuali ir kaip padaryti, kad klientai jaustųsi laukiami kiekvieną kartą. Tai Renata trumpai prisistatysi, papasakosi gal plačiau ir apie save, bei laukiam pranešimo. Ačiū Ieva, mano tik tai užblokuotas video vaizdas, tu jeigu galėt blokuok tada. Ir mano ekranas jau yra, tai tikiuosi Ieva įjungs, kad aš ir matyčiausi, o aš tada netrukus ir pradėsiu. Ačiū tau. Tai trumpai prisistatysiu, kas aš esu. Tai sąmoninga visą savo gyvenimą 35 metus esu klientų aptarnavimo srityje. Daug kompanijoje L'Oréal Professionnel esu turėjus tokių pačių slaptų klientų tyrimų kaip ambasadorė, kur gaudavau visus tyrimo atsakymus ir su jais galėdavau tikrai pravesti ir sukurti labai svarbius mokymus. Virš 1000 jau esu pravedus klientų aptarnavimo mokymus skirtingiems sektoriams ir tai ypatingai yra įdomu, todėl kad skirtingose sektoriuose labai panašios yra situacijos. Ir šiandien noriu pasidalinti su jumis keliomis istorijomis ir viena iš jų yra prastos patirties klientų aptarnavimo istorija. Ir paklausti jūsų, ar kada buvote kliento vietoje, o tikiu tikrai buvote, kai pasijutote tarsi visiškai nereikalingas. Ir tai yra tiesiog kelių dienų istorija, kai aš kartu su vyru rinkomės ne savo šalyje restoraną, į kurį norėjome nueiti papietauti, ir padarėme kaip klientai milžinišką klaidą. Mes nerezervavome staliuko. Sulaukėme pašaipios reakcijos iš padavėjų ir neturėjome jokio noro padėti, nebuvo pasiūlyta jokių sprendimų, visi atsakymai buvo tiesiog ne, ne ir ne. Tai vienas nepatenkintas klientas, tai yra ne tik dešimtis, tai yra šimtai prarastų galimybių, kur būtume apmokėję sąskaitą tikrai ne vieno 100 eurų ir blogas aptarnavimas kainuoja tikrai labai brangiai. Pažiūrėkime, kaip gera patirtis veikia klientą. Ir čia norėsiu pasidalinti su jumis matematinę formulę, nes žodžių mes labai daug girdime per dieną, bet kada yra apskaičiuota kliento vertė matematiškai, daugelis suklūsta. Tai pasižiūrėkime. Jeigu aš kaip klientas noriu apsilankyti pas jūs, jūsų versle, tarkim, aš ateinu į restoraną, kur noriu palikti 100 eurų, galbūt aš prekybos centre nusiperku dovanų kuponą arba gaunu dovanų kuponą. Priimu sprendimą, kad ateiti pas jūs į jūsų verslą ir būtent jums padovanoti savo 100 eurų. Nesu labai prabangus klientas, sutikite, ne? Bet jeigu aš jau kiekvieną mėnesį renkuosi būtent ateiti pas jūs ir pas jūs tą mėnesį palikti 100 eurų, aš jau esu 1200 vertės klientas. Jeigu aš tapsiu lojalus ir pirksiu pas jūs 10 metų, tai jau yra 12 000 eurų santykis. Jeigu mano pasitikėjimo lygis aukštas, jeigu tai yra nuoseklus kliento aptarnavimas, kaip Neringa sakė, išpildyti tie kliento lūkesčiai, mandagumas, greitis, kainos ir kokybės santykis, tikėtina, kad aš rekomenduosiu, o būtent taip ir padarysiu, jūs savo draugams. Tinklinis marketingas yra apskaičiavęs, kad vienas klientas per metus vidutiniškai pabendrauja su 600 potencialių jūsų verslo klientų. Vadinasi, rekomendacijų aš galiu duoti labai daug. Ir gera rekomendacija labai gerai sklinda iš lūpų į lūpas. Ir dabar pasižiūrėkit, jei bent 5 mano draugai taps jūsų lojaliais klientais, vadinasi, mes jau turime 12 000 kart 5, tai jau yra 60 000, plus mano jau yra 72 000 eurų vertė. Ir dabar klausimas, tiek vadovams, tiek specialistams, kurie aptarnauja klientų, kaip jūs su manimi elgsitės, bendrausite ir aptarnausite, kai aš esu 100 eurų
ir kai esu 72 tūkstančių eurų vertės klientas. Sutikite, svoris ir vertė labai stipriai skiriasi. Ir žinoma, niekada nebus taip, kad klientų aptarnavimas bus tiesiogiai lies tik tai aptarnaujančius darbuotojus. Jeigu vertybė apie klientų aptarnavimą yra užkoduota kaip DNR, galima būtų sakyti, jeigu tai yra įmonės prioritetas, jeigu vadovai ne tik apie tai kalba ir primena ir sako, kad taip tikrai turėtų būti, ne, bet jie patys yra gyvas pavyzdys savo visam personalui. Tai rūpestis klientų tampa tikrai didelė įmonės filosofija, kuri yra tiesiog užkoduota ir kur darbuotojai net nesusimąsto, kad jie galėtų elgtis kitaip. Tai kasgi yra tas rūpestis klientų? Ir čia dar viena istorija, irgi tikra, kuri tapo visiškai interneto sensacija, ką reiškia rūpintis klientų. 7 metukų berniukas Luka už savo sutaupytus kalėdinius pinigus nusipirko mėgstamą Lego personažą. Labai daug laiko leisdavo su tuo personažu ir tėtis jam pasakė, jo niekur nesinešioti su savim, bet berniukas nešėsi, pametė ir jautė didelį nusivylimą ir nežinojo, ką daryti. Tėtis paprašė, kad sūnus tiesiog išdrįstų ir parašytų laišką į Lego. Parašytas laiškas buvo pačio berniuko. Lego ne tik atsiuntė naują figūrėlę, nors ta figūrėlė jau buvo negaminama. Specialiai ją sukūrė, bet dar ir pridėjo laišką, tarytum pats tas būtent kung fu meistras, kuris, reiškia, sukūrė tą figūrėlę, parašė berniukui asmeninį laišką. Įsivaizduokit, tai kompanija ne tik, kad padarė kažką šiek tiek, simple, ne tik, kad padarė kažkokį mandagų žestą, bet padarė kažką extra mile, extra mylią nuėjo dėl savo klientų, kurie iš tikrųjų išpopuliarino ir tai tapo 72, galima sakyti, milijonų interneto sensacija. Kodėl verta rūpintis klientų? Kaip sakė žymioji Maja Angelou, kad žmonės tikrai pamiršta ir ką jūs jiems sakote, ir pamiršta, ką jūs darote, bet jie niekada nepamiršta to, kaip priverčiate juos jaustis. Tai to vadovaujuosi aš pati ir vadovaujuosi mano studentai. Ir dar pabaigai noriu jums pristatyti šiandien, kodėlgi verta iš esmės rūpintis klientais ir kokie yra 25 metų klientų lūkesčiai, nors jau daugelį iš jų paminėjo Neringa, bet aš dar 5 užfiksuosiu. Tai šiai dienai numeris 1, ko labai stipriai tikisi klientai, kad tai, ką jūs jiems žadate, ir visai verta būtų tiesiog net dabar pagalvoti, kokie yra jūsų įmonės svarbiausi pažadai, ką jūs konkrečiai žadate savo klientams ir tiesiog persižiūrėti, ar tai yra tikrai tai, ką jūs ištesite. Galite tiesiog pasižiūrėti galbūt savo paskutinius socialinius tinklus, apie ką jūs kalbate ir pasitikrinti, tiesiog įdėti tokią atmintinę, pasižiūrėsiu, ar tikrai mes tai išpildome mūsų klientam. Taip, tai klientai to šiandien labai stipriai tikisi. Antras lūkestis, tai jie nori būti išgirsti. Ir ką reiškia klientas nori būti išgirstas? Tai reiškia, kad jau šiai dienai klientai renka patirtį labai daug ir visur. Pastebėkit, 79 procentai mano, kad klientų aptarnavimas jis yra toks pats kaip ir praeitais metais. Klientai renka patirtį labai daug skirtingose vietose. Sutikit, jeigu aš buvau savaitgalį Druskininkuose ir labai gerai praleidau laiką ir mane ten apšokinėjo ir aš turėjau ten idealias spa procedūras ir kitą dieną aš einu į kažkokią galbūt valstybinę instituciją, einu į vaistinę, einu į tą pačią mokesčių inspekciją. Greičiausiai aš jau visiškai idealaus spa varianto nesitikėsiu, bet su manim kartu keliauja mano lūkestis, keliauja tai, kad aš buvau išgirstas, manim buvo pasirūpinta ir klientai to labai laukia. Trečias šiai dienai klientai yra tikrai mėgsta ne tik tai greitį, bet sutikit, mes gyvename laikotarpiu, kada jau mes aptarnaujame ir bendraujame su labai daug skirtingų kartų ir personalo, ir skirtingų kartų klientais. Ir tai, ko tikisi, tarkim, jaunimas ir tai, ko tikisi vyresnio amžiaus žmonės, yra kardinaliai skirtingi dalykai. Todėl įmonėms yra labai svarbu leisti patiems klientams pasirinkti, kaip
kaip jie norėtų su jumis bendrauti. Taip, vat, kaip ir Neringa prieš tai minėjo, kad šiais metais mes matom labai akivaizdų poreikį kalbėti gyvai su konsultantais. Taip, tai leiskite tai padaryti savo klientams. Ko dar ketvirtas, ko tikisi klientai, tai tikrai tikisi nuoseklaus aptarnavimo. Mes mūsų gyvą susitikimą darėme Grey restorane ir tikrai Neringa sako, visus metus, kiek mes darom susitikimų, mes visada darom tam pačiam restorane. Ką daro tas restoranas? Tam, kad mes norėtume ir vėl su jais bendradarbiauti. Ką daro vaistinės, komunikacijos kompanijos, kad mes sugrįžtam ir norime vėl toliau bendradarbiauti. Kada jau vieną, antrą, trečią, ketvirtą kartą mus gerai aptarnavo, klientas tikrai tikisi, kad tai ir toliau nepasikeis. Taip, tai nepakankamas vertybių išaiškinimas darbuotojams tikrai labai blogai, ypač veikia lojalius klientus, kurie jau pas jūs lankosi gerą laikotarpį, jie visą laiką tikisi nuoseklumo aptarnavime. Na ir žinoma, penktas, klientai nenori šiandien, labai aiškiai klientai apie tai sako, jie nenori būti eiliniais. Klientai nori būti šiai dienai svarbus. Taip, nes jeigu grįžtume prie Lego istorijos, pasižiūrėkit, juk galėjo pasakyti berniukui ne. Galėjo pasakyti berniukui taip, bet nepadaryti nieko papildomai, ne? Galėjo tiesiog pasakyti, kad to personažo nėra, arba mes jums atsiųsim personažą ir daugiau nieko, tiesiog nothing extra, kaip sakoma, ne? Bet padarė ne tik tai kažko papildomai, ne tik parodė mandagumą personalo, ne? Bet ir padarė daug daugiau tam, kad tai taptų, sujudintų, galima sakyti, mūsų visų širdis. Tai klientai šiandien nori jaustis labai svarbus. Na ir dar truputėlį statistikos prieš baigiant, kad 86% klientų yra pasiruošę mokėti netgi daugiau už geresnį aptarnavimą. O 69% klientų pasirinko kitą įmonę dėl netinkamo aptarnavimo, bet pastebėkit, 13%, tik 13% dėl prastos produkto ar paslaugos kokybės. Vadinasi, vis tiek iš esmės klientai balsuoja už patirtį. Klientams reikia rūpesčio. Taip, ir mano paskutinė mintis yra dažniausiai, kad aš vedu mokymus, visiems atrodo, kad kiek daug reikia papildomai daryti tam, kad tą nuoseklumą išsaugoti. Darbuotojai keičiasi, klientai keičiasi, bet iš esmės mums nereikia nieko daryti labai daug nuo nulio. Mes juk darom iš gero į dar geresnį. Vadinasi, tiesiog šiandien mes galime padaryti ir ką? Mes galime padaryti vos 1% geriau. Nes tikrai geras klientų aptarnavimas, sutikite, labai gerai didina pelną, lojalumą, didina įmonės reputaciją, didina jūsų klientų bazę, darbuotojų įsitraukimą. Ir aišku, tai, kas svarbu kiekvienai kompanijai, tai gerokai sumažina išlaidas reklamai, marketingui ir tikrai pagerina gerus atsiliepimus. Tai auginkime klientų aptarnavimo kultūrą kartu. O aš esu Renata Navickė, Pagirk aptarnavimo lektorė. Ačiū visiems. Ačiū, Renata, už tokį puikų pranešimą. Ir tuo pačiu klausimą turiu tau. Sakykė, o tau pačiai, kai vedi tuos mokymus, kas yra svarbiausia? Man svarbiausia asmeniškai, kaip ir jūsų statistika, mūsų statistika, Pagirkime aptarnavimą, kad aš galėčiau personalizuoti. Nes žinoti bendras tendencijas, bendras taisyklės šiai dienai nepakanka. Klientai nori asmeninio požiūrio, vadinasi, ir mano seminarų kompanijos, įmonės ir dalyviai būtent nori asmeninio, būtent jiems, būtent jų kompanijai, būtent jų darbuotojams, būtent jų klientam aštrių situacijų, kurias galima išspręsti. Nes kiekviena įmonė tikrai tą žino. Tiesiog bendros žinios šiai dienai jau nieko nestebina. Ačiū. Puiku, tai galim judėti toliau ir toliau turėsim diskusiją. Labai laukiu šitos diskusijos. Iš tikrųjų, apie klientų aptarnavimą, inovacijas, tendencijas ir pasižiūrėsim, kaip jaučiasi skirtingų sektorių atstovai, kadangi ir dalyviai labai skirtingų sektorių, tai diskusiją moderuos Neringa Kazlauskienė. Neringa, perduodu žodį tau.
Taip, ačiū labai, Ieva. Tai šiandien mes diskusijoje turime Kristiną iš Telijos, Jolantą iš Igničio, Virginiją iš VMI, Povilą iš Fantazijos LT ir Aistę iš Kamelijos. Tai smagu matyti visus susirinkusius į šiandienos diskusiją, klientų aptarnavimo herojai ir tendencijos. Tai šiandien pasaulyje, kai technologijos sparčiai tobulėja ir vartotojų lūkesčiai nuolat auga, klientų aptarnavimas tampa esminiu veiksniu, lemiančiu įmonių sėkmę. Ir būtent mes apie tai šiandien ir pakalbėsime. Tai klausimas Kristinai. Kaip manote, kokia yra gražiausia jums asmeniškai inovacija ir idėja, kurią turite sukūrę klientams ir kokia ji? Sveiki, malonu būti čia ir smagu, kad kalbam apie aptarnavimą. Jeigu išskirti pačią gražiausią idėją, tai norėčiau paminėti dvi. Tai pirmoji yra apie senjorų valandą salone. Nežinau, kiek esate apie tai girdėję, bet iš ties skaičiai patys kalba už save, kad esam jau išmokę apie 700 mūsų senjorų, kuriems padedame nepasiklysti tame technologijų ar ne burbule. Ir iš ties galim dalintis, kad turim labai sėkmingų istorijų, kur klientam padėjom netgi išvengti finansinių nuostolių. Tai turėjom klientę iš tikrųjų, kurie kėlė mums klausimą, kaipgi padaryti tą tarptautinį pervedimą. Tai išties darbuotoja puikiai pastebėjo, kad tai buvo sukčių prašymas ir tikrai rekomendavo to neatlikti. Tai šita patirtis ir parodė, kad kiek svarbu įtraukti mūsų tą vyresnį klientą ir padėti jam šitame išmokti, bandyti ir naudoti. Ir vėlgi norėčiau paminėti dar vieną iniciatyvą, kurią ir Renata pabaigoje labai puikiai apibrėžė, tai mes ją pavadinome 1% istorija, ar ne, tai kiekvieną dieną padaryti po 1% daugiau dėl mūsų klientų ir ne tik tai padaryti gerai, bet tikriausiai ir viršyti lūkesčius. Tai puikia iniciatyva, kuri apima ne tik klientų patirtį, bet ir apima darbuotojus. Tai kalbant apie tai, kad tie žmonės stengiasi, nori būti matomi ir įgalinti daryti dalykus. Tai kiekvieną mėnesį renkame nugalėtojus ir dalinamės viešai tomis istorijomis ir apdovanojame. Tai pastangos efektyviau, geriau ir paprasčiau. Tai vertinčiau, kad šitos yra pačios svarbiausios ir aktualiausios mūsų klientams. Tai kaip įdomu, tai tiesiog jūs turite tą po 1%, kad galėtume tokį žingsnį po žingsnio daryti. Ne? Taip, kiekvieną mėnesį turime, taip. Smagu. O kaip būtent yra pas jūs, Povilai? Kokia gražiausia jums asmeniškai inovacija ir idėja, kurią turite sukūrę klientams? Na tai klientų aptarnavimas, žinote, nėra tas procesas, kur tu gali vieną stebuklingą dalyką padaryti ir viskas įvyks taip, kad jau tave klientai mylės, garbins ir ant rankų nešios. Tai mes į tai labiau žiūrime tikrai kaip į didelį maratoną, nei kaip į sprintą, kur tu tą vieną dalyką padaręs galėtum imti ir viską pakeisti 180 laipsnių. Bet tuo pačiu, klientų aptarnavime, žinot, vyksta įvairios konferencijos, mokymai vyksta, kaip mes čia dabar turime, ir vis atsiranda kokių nors tokių dalykų, kur atrodo, faina, kiti daro ir aš pasidaryčiau. Ir labai dažnai mes dėl tų naujovių, dėl tų tokių kažkokių naujų tendencijų imame ir pametame fokusą. Pametam fokusą, tai tarkim, kokią mes įžvalgą esam padarę per ilgus mūsų verslo metus, kad pirmiausia reikia orientuotis į tai, kas tavo klientams yra pats svarbiausias ir esminis dalykas. Ir tarkim, mes esame atradę, kad mūsų klientams svarbiausias dalykas yra ne kad mes juos su gimtadieniu pasveikintume, ne kad mes jiems kažkaip pigiau parduotume kažką, ar kad greičiau juos aptarnautų koks nors chatbotas. Mūsų klientams, tarkim, yra svarbiausia konfidencialumas, kad niekas nesužinotų, kad jie pirko pas mus, ir dėl tokio aptarnavimo, jiems visos kitos vertės yra labai mažo vertingumo palyginus su tuo. Tai mes, kai padarėme tą įžvalgą, kad tai yra svarbiausia mūsų klientams, tai mes į tai labiausiai ir orientuojamės. Tai perkant klientui mes iš jo minimaliai imame duomenų, kad jam ten reikia įrašyti savo elektroninio pašto adresą ir jau jis praktiškai gali pas mus apsipirkti.
O kaip turbūt ne vienas perkate internete, matote, kad iš jūsų prašo vos ne jūsų dar gimimo datos ir iš kokio kaimo jūsų močiutė yra. Tai šitoje vietoje mes labai orientuojamės į tai, kad kuo mažiau duomenų rinkti apie klientą, taip pat klientams visur komunikuojame, kad tie duomenys, kuriuos apie juos surenkame, po to būna ištrinti iš mūsų sistemų ir apskritai tas visas konfidencialumas pas mus, kadangi yra top vertybė, dirbant su klientais, tai mes tarkim net turim tokias dvigubos slaptumo pakuotės, kad žmogus, kai pas mus apsiperka, tai jis žino, kad 2 kartus mes jo pakuotę su jo tą perkamą prekę supakuosime tam, kad niekas nesužinotų, kad jis pas mus pirko. Tai toks kaip ir, sakyčiau, mūsų tokio įdomesnio verslo ne visai seksi dalykas, kaip mes šitą klientų aptarnavimą žiūrime, bet mums tai tikrai labai pasitvirtina ir jaučiame, kad esame užčiuopę tą gyslelę, kas tiems mūsų klientams yra svarbiausia ir į tai labai orientuojamės. Nu, puiku. Aš dar norėčiau paraginti dalyvius, kad jūs aktyviai uždavinėkit klausimus, nes tiesiog juos eigoje irgi bus galimybė paklausti. Tai pereisiu prie Jolantos iš Igničio, kokia būtent asmeniškai inovacija yra idėja jums gražiausia, kurią turite sukūrę savo klientams. Sveiki visi, turiu tokius kaip 2 pavyzdžius gal, ar ne, tai paimam labiau tuos digital klientus, kuriems mes esam sukūrę appsą, kurie turi tą išmanų skaitiklį ir atitinkamai ten gali sekti, jeigu, tarkim, pasirenka savo planą jau susijusi su tuo metu, kokia biržoje kaina yra elektros, pagal tai reguliuotis jau matyti, kada koks suvartojimas yra, pranešimai, kada yra brangesnė kaina, kada yra pigesnė, tai yra va tą savarankiškumą prisimti irgi pasižiūrėti su mūsų pagalba, kaip valdyti savo tiek finansus, tiek suvartojimą, visus šitos dalykus. Kada siūlome, rekomenduojame elektromobilį krautis, tai va tokia bendra kaip ir erdvė šitiems dalykams. Ir kitas dalykas, šiek tiek dar iš kitos truputėlį operos, taip imant seniorų galbūt tą dalį, kur Kristina irgi kažką panašaus tokio užsiminė, tai mes aktyviai dalyvaujam 3 amžiaus universitete, kur susitinkam su seniorų grupėmis, irgi didinam jų tą įsitraukimą į skaitmeninius kanalus, supažindinam, kaip elgtis toje erdvėje, kaip naudotis ir paslaugomis, savitarna, tai yra didinam jų tą skaitmeninį raštingumą. Tai irgi tokia viena mielesnių širdžiai dalykų, kurio užsiima mūsų organizacija. Taip, o Virginija, kaip pas jūs, kokios patirtys gražiausios? Tiesų, kalbant apie mokesčius, tai jeigu čia mes kalbam mūsų partneriai, tai kaip ir klientus bando privilioti įvairiomis iniciatyvomis, tai lyg tai mokesčiai yra kaip ir būtina. Ir labai džiaugiuosi tai, kad mes bendrai kalbame, kad jau ne mokesčių mokėtojai, o klientai. Ir kalbam apie patirtis. Na, o mokesčiai kartais atrodo nėra paprasta, bet norime paprastai. Ir turbūt viena iš tokių gražiausių ir, manyčiau, labiausiai vertinamų inovacijų, tai pajamų deklaravimo vedlys. Turbūt yra klientų, kurie pamenate mūsų tokias pilkas, nuobodžias, sudėtingas deklaracijas. Ir kai mes pasiūlėme tokį tikrai inovatyvų sprendinį, kuomet deklaraciją galima užpildyti žingsnis po žingsnio, vedama vedlio principu, tai iš tiesų tai ir pakeičia turbūt patį principą į klientą, į mokesčių deklaravimą ir tai tapo atspirties tašku ne tik pajamų deklaravimui, bet buvo pritaikyta ir kitom mokesčių deklaracijom įvairiom sritim ir toliau mes tuo keliu eisime ir paprastinsim. Ir ką tai davė? Tai be abejo atsirado klientų savarankiškumas, pasitenkinimas didesnis, pajamų deklaravimas tapo visiškai elektroninis. Ir padėjo ne tik tai, kad savarankiškai deklaruoti pajamas, bet ir mums, darbuotojams, mes galėjome nuotoliniu būdu, būtent pandemijos metu, galėjome labiau plėtoti nuotolinio deklaravimo, kaip ir tokią pačią paslaugą. Ir toliau deklaravimo vedlys mums atveria kitas galimybės. Na ir atrodo, lyg tai veikia viskas labai gerai, galima deklaruoti nuotoliniu būdu, bet jaučiame vidumi, kad kažkur ir klientas buvo nelabai patenkintas, ir darbuotojai, lyg darome daug, bet ne iki galo. Na ir vėl galvojame, ką čia mes galime padaryti savo klientams. Ir mes pradėjome gyventinti tokį, kur klientas gal nelabai jautė tokį mūsų projektą, bet mes pasivadinom jį taip: įsileisk savo klientą į širdį. Ir labai, žinokit, gražus pavadinimas, tikrai. Tai mes iš tikrųjų ką darėm? Kadangi mums klientas labai rūpi, tai subūrėme mes
40 vadovų komandą iš įvairių padalinių ir turėjome vieną tikslą - išgirsti kolegas, padaryti viską, ką galime, tam, kad supratus klientą, sukurti pačią geriausią patirtį, įsileisti klientą į širdį. Ir tikrai mes analizavome duomenis, vertinome situacijas, kodėl nulūžo mūsų VMI, kodėl neįmanoma prisiskambinti, kodėl deklaravo pajamas ir vėl reikia tikslinti. Ir ką supratome, kad visos komandos iš tiesų dirba tikrai labai gerai. Žmonės kompetentingi, atsakingi, tačiau atskiri liko procesai. Mes tą apjungėme į bendrą tikslą. Ir to lankstumo ieškojome ir bandėme jį rasti ir prisitaikyti prie klientų poreikių. Ir būtent suprantame, kad mums VMI darbuotojams tai klientų aptarnavimas yra kasdieninis darbas, o klientui tai reikia prisiminti kartais kiekvieną kartą iš naujo ir kaip šiuo laikotarpiu vieną kartą metus. Ir pritaikę būtent holistinį tą verslo tokią praktiką, kuriam naują deklaravimo discipliną. Tai būtent trumpi susitikimai, skirtingų lygių vadovai, faktais grįsta informacija ir operatyvus problemų sprendimas, kaip pavyzdys pavyzdžiui. Matom, kad tikrai labai daug klientų ateina gyvai, ką mes darom, tariamės, kaip padidinti langelių skaičių ir priimti dar daugiau klientų, nes jie tokį poreikį išsako. Matome, kad labai svarbus duomenys, kurių nepateikė dar viena ar kita įmonė. Skambiname joms, primindami apie atsakomybę ir būtinumą kuo skubiau pateikti duomenis. Ieškom naujausių būdų, deklaravimą, kaip galime pritraukti daugiau klientų, nes turim resursų tiek, kiek turim. Organizavom mokymus Zoomo ir dabar organizuojam apie deklaravimą, kur būtent tapo labai populiarus užsieniečiam. Tai turbūt galima daug kalbėti apie tai, bet svarbiausia tai, kad girdėti klientą matyti. Ir tai turbūt yra gražu ir inovatyvu. Taip, ir jūs dar per apdovanojimą būtent renginį paminėjot, kad kiek jūs ten gaunat milijoną tų skambučių, nes, dar gal pasidalinkit, nes tai, tikrai yra labai didelės apimtys. Iš tiesų mes esame turbūt didžiausias iš viešojo sektoriaus institucijų aptarnavimo toks centras, tai skaičiai yra įspūdingi. Tai mes per metus maždaug sulaukėme 1 800 000 įvairių pasikreipimų ir suteikėme tiek konsultacijų įvairiausiais kanalais. Jeigu kalbant apie šiuos metus, jau kelis mėnesius, tai jau sulaukėme 630 000 pasikreipimų į mus. Na ir šiuo metu, kaip žinote, turbūt yra pats aktyviausias deklaravimo laikotarpis, tai tikrai vyksta, kaip sako, tas pats patyriminis procesas. Taip, tai Aiste, kaip jūs būtent dėl patirties ir gražiausios, ką galite pasidalinti? Sveiki visi. Tai taip, mes iš tiesų kaip vaistinių tinklas turbūt esame tikrai arti žmonių ir arti tų žmonių dar ir kuriems reikia tos pagalbos rankos tuo sunkiu laikotarpiu. Bet iš tiesų man asmeniškai pati gražiausia mūsų ta iniciatyva ir yra labai tokių nerealių pavadinimų kartu vienas dėl kito. Tai mūsų programa neįgaliesiems, kas gavosi labai turbūt natūraliai, ar ne, žmonės su negale tikrai patys nepasirinko, ar ne, turėti savo negalės ir tuo pačiu negalę gali ir mažinti ir jų gaunamas pajamas ir darbingumo lygį. Tai kažkaip natūraliai priėjome to sprendimo, kad kaip vaistinių tinklas norime kalbėti apie tai ir norime suteikti jiem galimybę mažinti savo finansinę naštą ir suteikti jiem ypatingas nuolaidas, kalbėti apie jų patiriamas problemas, suteikti jiem papildomas paslaugas, papildomą aptarnavimą tokį vaistinėse. Tai tikrai labai daug dirbame šiuo klausimu, turim tikrai puikią programą, kur suteikiame daug nuolaidų būtent šiai grupiai, kurie pasinaudoja šią lojalumo programą. Labai daug dirbame ir viduje. Turime daug gražių iniciatyvų su savo partneriais ir matom, ir kuo labiausiai tai džiaugiamės, kad pati ta grupė žmonių įvertina tai, kad tai darome labai nuoširdžiai ir kad juos tai paliečia ir kad jie nėra galbūt net kažkaip išskiriami, jie
tiesiog yra mūsų klientai nuolatiniai, bet jie patys džiaugiasi, kad mes taip nuoširdžiai bendradarbiaujame, padedame, kalbame ir galų gale sutikime tokią galimybę jiems, kad jie galėtų tiesiog sumažinti savo finansinę naštą pas mus. Nu, labai tikrai įdomu. Tai aš gal dar vienas yra toks klausimas dėl bendrai irgi visiems, nes labai yra įdomu visiems dėl dirbtinio intelekto, ne, kaip tas integruojasi klientų aptarnavimą, tai kokie dirbtinio intelekto sprendimai daro didžiausią įtaką klientų aptarnavimo efektyvumui jūsų įmonėje. Čia būtent toksai klausimas, kad galima būtų pasižiūrėti ir gal galėtų kitos įmonės kažkokių idėjų pasisemti, ne, ką darot su dirbtiniu intelektu, nes tai vienas iš tų, kur ir matote ir tarptautinės tam tikros tendencijos. Tai gal tada nuo Kristinos galima būtų. Na taip, dirbtinis intelektas išties yra viena iš strateginių sričių, į kurią daugiausiai investuojame ir čia išties galėtumėm kalbėti, tai pabandysiu trumpai keletą jų paminėti. Tai mes orientuojame, sakyčiau, į 3 pagrindinės kryptis, tai yra marketingas, klientų aptarnavimas ir klientų patirties kūrimas. Tai jeigu išskirti tuos pačius reikšmingiausius mūsų klientui, tai būtų personalizuotas kliento pasiūlymo pateikimas. Ką tai reiškia? Tai įrankis, kuris geba identifikuoti kliento įpročius, naudojimą, tą visą kelionę kartu su mumis ir pateikti tą patį tinkamiausią, geriausią klientui pasiūlymą. Ir tikrai matome, kad šitie sprendimai ne tik padeda mums aptarnauti klientus greičiau, bet ir pateikti geresnį, kokybiškesnį kliento tą pasiūlymą su tuo pačiu užtikrinant geriausią patirtį. Ir čia tikrai turime, kad per mėnesį mūsų klientai gauna apie 45 000 tų vadinamų next best offerių ir juos vertina ir tikrai galime pateikti ne tik skaitmeninėje erdvėje, bet ir mūsų darbuotojai salonuose, skambučių centruose ar inžinieriai. Kita dalis, kurią tikriausiai įvardinčiau, kad tai pirmiausia, kurioje vietoje integravome dirbtinį intelektą, tai yra mokymai. Tai apie 5000 užklausų kasdieną mes matome, kad vienu ar kitu klausimu eina į mūsų žinių bazę, ar pasitikslinti, ar surasti informacijos. Tai visą šią informaciją mes sukėlėme į dirbtinį intelektą. Tai ką tai reiškia mūsų darbuotojams, kad dirbantiems skambučių centre, salonuose, nereikia ieškoti per eilę, vadinkim taip, sistemų, per eilę skyrių, kur tą informaciją surasti, o principas labai paprastas. Tai keliaujame kaip ChatGPT principu, rašome klausimą, gaunam atsakymą ir tada reiškia, kad jau mes galime klientui daugiau skirti laiko ne apie kompetencinius dalykus ar ne, o apie empatišką bendravimą. Tai išties labai stipriai kuriantis vertę ir šitas procesas yra mokymasis, ar ne? Dar tikrai negalime sakyti, kad šis veikia 100%, bet tikrai ugdome, stengiamės, kad tai būtų 100% pagalba mūsų žmonėms. Na ir trečiai išskirčiau kaip duomenų apibendrinimą, vadinkim gal taip, tai pokalbių ir komentarų apibendrinimą. Tai pokalbių transkribacija ar ne, įrašų transkribacija, kurios metu galime įvardinti kategorijas, pagrindinius klausimus, kuriuos kėlė tuose skambučiuose klientai. Iš esmės pavyzdys būtų toks, kad turime 400 skambučių, tuose skambučiuose norime įsivertinti, ar buvo panaudotas žodis savitarna. Tai reiškia, kad įrankis išanalizuoja ir pateikia procentaliai, kiek buvo, nebuvo ir tuomet jau turime tą puikią medžiagą darbui su savo žmonėmis. Ir kita dalis tai klientų komentarai, kai mes prašome klientus įvertinti mus nuo 1 iki 5 ir palikti kažkokį tai atsiliepimą, ar tai gerą, ar tai koreguotiną. Tai kas iki tol buvo, tą darydavo mūsų žmonės, tai ten eilę
paklodžių, vadinkim taip, analizuodavo ar nebandydavo susisteminti, sukategorizuoti, tai dirbtinis intelektas dabar per keletą sekundžių geba sustatyti tam tikras kategorijas, prioritetus paskirstyti, na, žodžiu, apibendrinti ir pateikti tą medžiagą. Tai išties, jeigu taip vertinant, tai yra 500 komentarų per dieną, o tai yra 180 tūkstančių per metus. Tai labai šie įrankiai mums padeda, klientams padeda rasti geriausius sprendimus, kad pagerinti tą kliento patirtį. Nu, puiku, tai čia tiesiog yra labai puikus įrankis būtent dėl pokalbių transkribavimo, nes galit pamatyti, kokios tematikos ir kokie pokalbiai naudojant dirbtinį intelektą, tai iš tiesų efektyvina laiką. O kaip yra pas jūs, Jolanta? Jaučiu dabar bekartojanti, ką Kristina pakalbėjo, nes apima... Irgi transkribuojate, ne? Panašias sritis tikrai iš tikrųjų, ką esam startavę, tai kur dar veikia tikrai nemažai darbo, nes ne viską atseka, ne viską teisingai įgarsina, išgirsta, bet tikrai aktyviai naudojam tam voice to text, kad tiesiog visus skambučius suskriptuotume, kad matytume, apie ką yra kalbama. Kiekvienas, tarkim, kokybės vadovas gali ten kokių 20 skambučių skirti ar ne, analizai išanalizuoti, o jau į pagalbą vis tiek mes turim gerokai didesnę apimtį ir atitinkamai matom, kokios tendencijos yra, kokios gali nueiti tą pokalbį, pasižiūrėti, kur tiksliai kas buvo pasakyta, atrasti tą vietą, kurią dar norėtųsi gal ir pačiam perklausyti, tai tikrai tą irgi startuojam, tą naudojam, bet kaip ir minėjau, dar reikia pakankamai darbo įdėti ir patiems, kad kokybiškai tą įrankį paleisti darbui. Kita dalis irgi, su kuria esam startavę visai neseniai, irgi dar čia mokinamės, tai tokio kaip suflerio paleidimas, vėlgi pagalba darbuotojui, kuris mato jau kalbėdamas jau pačioj pradžioj su darbuotoju, ką jam reikės pasiūlyti, ką jam reikės pasitikslinti ar apie ką informuoti, kas klientui yra aktualu. Tai yra užtikrinam, kad klientas gaus laiku ir vietoj reikalingą informaciją, o nepamirš darbuotojas to paminėti, kad gaus geriausią pasiūlymą. Ir va tokiu būdu irgi tą kokybę aptarnavimo bei patirtį pačią gerins. Na ir ta tradicinė irgi turbūt jau daugelio gal ir naudojama, tai MPS komentarų irgi kodavimo pagalba. Tai yra irgi turime labai daug klientų, taigi ir daug MPS apklausų, daug atsakymų, tai vėlgi padeda pagreitina darbą, analizuojant, susisteminant, kur yra geri atsiliepimai, kur yra prastesni, kokie jie ten jau juos surūšiuojant ir vėliau jau analizai galima skirti daugiau laiko einant į gylį. Tai kaip ir matom panašiom tendencijom gyvenam ir startuojam. Taip, o kaip pas jūs, Povilai, yra jūsų sektoriai? Na tai aš pasidžiaugsiu, kad neteks man antrinti prieš tai šnekėjusiems kolegiams dėl to, kad pirmas dalykas turbūt pas mus tie srautai yra mažesni, tai nesam prispausti tokios didelės problemos, kaip čia visą tai efektyvinti. Ir žinot, mes, Fantazijos LT verslas, vis tiek mes darbuojamės, emociškai tokioje labai jautrioje temoje. Ir tarkim, aš jums pasakysiu tokį pavyzdį, įsivaizduokit, paskambinat mūsų konsultantams telefonu ir jums sako, jūsų pokalbis bus įrašinėjamas, ar jūs sutinkate? Kad vėliau galėtume mes tai transkripuoti ir taip toliau ir panašiai. Tai didžioji dalis mūsų klientų turbūt padėtų ragelį ir sakytų, ačiū, ne, gal aš kažkaip savomis jėgomis tai išspręsiu. Todėl mes darbuodamėsi ir suprasdami, kokioje jautrioje temoje esame, mes visada tą patikimumo, tokį jausmą savo klientams dedame žymiai aukščiau negu kad mūsų įmonės efektyvumo. Ir man čia kaip tik toks įdomus sutapimas, vakar LinkedIn vienas žmogus ėmė ir savo norų padarė tokį kaip chatbotą, kuris imituoja Fantazijos LT parduotuvės asistentą, kuriam galima paskambinti ir jisai konsultuoja apie prekes. Jisai tiesiog kažkaip nusisiurbė mūsų visus duomenis prekių ir parodė gyvai, kaip ten tas chatbotas šnekėtų. Aš paklausiau to chatboto ir pagalvojau,
Wow, jeigu mes tai padarytume, na tai turbūt kitą dieną tektų mums užsidaryti, nes tai visiškai kertasi su tuo, ko iš mūsų tikisi klientai. Tai turbūt, tarkim, mūsų versle toks dalykas kaip chatbotai, na, atsiras vėliausiai, kai jau jie 100% pasitvirtins pas visus kitus. Tai mes dirbtinį intelektą tikrai stipriai naudojame marketingo visuose veiksmuose, savo turinio kūrime, bet apskritai tai stengiamės dirbti taip, kad kuo mažiau sulauktume užklausų iš savo klientų, kad kuo mažiau būtų to mūsų kliento aptarnavimo ir kai tu daug investuoji į tai, kad pas tave apsipirkimo visas procesas būtų sklandus, patogus ir net tavo močiutė sugebėtų jį įveikti, tai tada ir to darbo tiek kliento aptarnavimui, tiek kažkokiems dirbtiniams intelektams lieka daug mažiau. Tai mes šitoj vietoj taip gana sąmoningai esame, na, tokį, sakyčiau, atsilikę šiek tiek, bet tarkim iš pasaulio tendencijų, tai žinau, yra kolegų užsienyje, kurie net yra paleidę seksologus kaip dirbtinio intelekto mašiną varomus ir visai ten neblogai jiems sekasi, žmonės naudojasi tuo, bet iki Lietuvos pas mus dar tai net keliavo. O tai gal tai čia yra lietuviškas tas drovumas? Jeigu lyginant, nes žinau, kad Fantazijos LT taip pat yra ir Latvijoje ir Estijoje, tai jeigu mes palyginsim būtent Pabaltijo mastu, ar tai yra tas lietuviškas drovumas, ar jūs ir Pabaltį taip irgi jaučiat? Na, aš tikrai taip nedrįsčiau apie lietuvius blogai atsiliepti, nes lyginant Pabaltijo mastu mes kaip tik esame turbūt patys drąsiausi ir tiesiog kažkaip visada kaimyno tvoros pusėje žolė atrodo žalesnė. Lietuviai yra pakankamai drąsūs ir šita mūsų visa tema per paskutiniuosius metus į viršų yra pasistumėjusi, stipriai vejamės vakarų šalis, tai nėra taip blogai, bet tuo pačiu vis tiek, kad ir kiek būtume drąsūs, tai yra tema, kuri yra labai delikati ir na, tu nenori, kad kažkas apie tai žinotų, kaip tu gyveni savo asmeninį gyvenimą. Tai šitoj vietoje, kad ir kiek išdrąsėtume, vis tiek liks ta tokia riba, kur skirsis mūsų prekių pardavimas nuo kojinių pardavimo. Ne, tai taip, aš tik galvoju, kad gal yra tarp Latvijos ir lietuvių tam tikri skirtumai. Yra skirtumai ir mes, sakyčiau, tikrai ir už latvius, ir už estus šitoje srityje esame, na, toliau pažengę. Drąsiausiai. Gerai, puiku. Tai dėl dirbtinio intelekto naudojimo, būtent Virginija, gal irgi kaip jūs naudojat valstybiniam viešajam sektoriui? Jo, tai iš tiesų nemažai mes taikome išmanių skaitmenizacijos įrankių savo veikloje ir galbūt nemažai tokių, kur užtikrinant mokestinės prievolės, daug duomenų įkeliame į deklaracijas, naudojame robotuką protokolų išrašymui, bet kalbant jau apie būtent klientų aptarnavimą, tai matom, kad pokalbių robotai šiandien dienai vis labiau skinasi kelią į organizacijų komandas ir tampa tokie patys kolegos. Robotai. Taip, ir džiaugiamės tom, kad VMI buvom viena iš pirmųjų viešojo sektoriaus atstovių, kurį įsidegė išmanųjį pokalbių robotą Simą. Vertinant bendras tendencijas, labai įdomu, kaip užvardina robotų vardais. Tai jūs turit Simą, matyti, kitos įmonės turi kitus pavadinimus. Žinome, kad ir būtent pasirinkę yra ir Sodra turi, ir užimtumo tarnyba. Tai mes balsavom ir išrinkom, kad mūsų robotas, mūsų kolega bus Simas. Na ir Simas nepakeitė gyvų konsultacijų telefonu ar apsilankymo VMI, tačiau mūsų Simas nuėmė nemažą atsakymų būtent į bendro pobūdžio informaciją aktualiomis temomis. Ir jeigu taip, Simas per kasmet sulaukia apie 70 000 klientų ir jis pateikė apie 600 000 atsakymų. Tai tikrai dirbantis kolega. Tai galim pasidžiaugti ir kaip sakyti, kad esame įdarbinę tokį sprendinį pas save. Taip, tai jūs, realiai irgi tas visas dirbtinis intelektas, jisai nuima didžiąją dalį tam tikrų klausimų, kurie yra. O šiaip vardas, tai žinokit, labai gražus, kaip mano sūnaus. Tai labai gražų vardą pasirinko. Kviečiu naudotis ir Simo paslaugomis. Taip, aš būtinai savo Simui papasakosiu, kad gali pasikonsultuoti su Simu VMI. Jeigu norėtų, galėtų, nes iš tikrųjų matome mes poreikį ir užsieniečių, kad vis daugiau kreipiasi mus, tai mūsų Simas jau kalba ir užsienio kalba, anglų kalba. Tai galima ir pakalbinti ir kitą kalbą. Puikiai. O kaip pas jūs, Aiste, ar vaistinių sektoriai jūs turit dirbtinį intelektą, kažkaip integruojat? Na,
pagalvojus taip grubiai, ar ne, turbūt dar neįsivaizduotume, kad atėjus į vaistinę pacientą galėtų pakonsultuoti dirbtinis intelektas, ar ne, galvodami apie visas būklės ar simptomus, kuriuo turi įsiklausinėti mūsų specialistai, farmacininkai ir panašiai. Tačiau taip, tikrai įmonės viduje sekame tas tendencijas ir pagalbą kaip darbuotojams tokią tai tikrai turime ir turime jau ir turėjome keletą ir mokymų, vaistininkam mūsų farmacijos specialistam, kurie buvo susiję būtent su dirbtinio intelekto naudojimu. Taip pat irgi turime tokią kasdienę pagalbą darbuotojams konsultacijų tų metu, kurie gali konsultuotis ir visa tai yra sudaryta irgi to pagrindu. Vis pildome su tuo dirbtiniu intelektu tam tikras ir geriname tas suflerio žinias ir tikrai tai yra stipri pagalba, bet taip, turbūt dar tas farmacijos sektorius nėra tas žingsnis, kur grinai tiesiogiai galėtumėm integruoti į tiesioginę tą konsultaciją ir tai turbūt yra normalu ir natūralu, nes pirmiausia su pacientu mes tikrai stengiamės užmesti tą ryšį ir kartais net pagauti ar pamatyti fiziškai tų kampų, kurių galbūt pats žmogus nenurodytų arba net nepagalvotų nurodyti, o tai galėtų padėti įvertinti jo būklę ir taip suteikti dar geresnę konsultaciją pacientui. Bet žinoma, jaustumėmės į priekį, tikrai taip. O ar nėra, kad iš užsienio, nes užsienyje yra būtent jau elektroniniai prekyboje vaistinių sektoriai, kad konsultuoja ir dalis ir dirbtinio intelekto, ar nejaučia to Lietuvoje? Dar kol kas tikrai ne. Taip, su internetinė vaistinė mes ten turime tam tikrus klausimus, turime tą sistemą, bet tikrai dar to ateinančio kažko tokio nejautėme. Kol kas vis tiek pacientai labiau renkasi tą konsultaciją gyvą ir ateina dažniau konsultuotis fiziškai į vaistinę, kai jinai yra šalia arti namų. Internetinėje vaistinėje tikrai daugiau sulaukiame tokių skambučių, kurie yra susijęs su tam tikrų vaistų įsigijimu ir taip, žinoma, ir ta farmacinė paslauga yra teikiama, bet tiesiog kažkokio tokio dar tikrai nejautėme ir dar šiuo metu nėra taip, kad tikrai pilnai turime įgyvendintą. Ir va čia klausimas irgi iš auditorijos, ar yra tokių, gal kas galėtų pasidalinti patirtim, sprendimų, kurie dirbtinio intelekto yra nepasiteisinę. Ar yra, tarkim, telekomunikacijų sektoriai, ar žinot, Kristina, kad ar yra tokių, kur bandėt, bet nepavyko? Arba, nepasiteisino, nes tiesiog nepriėmė galbūt lietuviai. Aš galvočiau, kad dar tikrai yra per anksti apie tai kalbėti, nes iš ties kiekvieną tą integruotą naujovę reikia tobulinti ir tai yra tęstinis ar ne procesas, kas galbūt šiandien atrodo nepakankamai gerai ir teisinga. Tikiu, kad eigoje taps tikrai vertinga ir tobula, vadinkim galbūt taip. Tai aš linkčiau kalbėti, kad dar anksti apie tai kalbėti. Taip, nes iš tiesų dirbtinis intelektas dar tik yra startavęs, turim tikrai ir įvairiausių naujovių, bet žiūrėti, kas pasiteisino, kas ne, matyt, dar ankstokas tas periodas. Tai jeigu kalbant apie klientų patirtis, ar būtent jūs atliekat kokius tyrimus, ar matuojat, tiesiog labiau irgi pasidalinti, nes tą patirtim ir kokius galbūt rezultatus stebėt ir kaip matuojat, ar tai klientų patirtyje geras yra aptarnavimas, ar visgi kažkokių yra rodiklių tam tikras stebėjimas. Iš ties matome, kad klientų patirties gerinimas yra kertinis faktorius tapti išskirtiniais, konkurencingais ir pritraukiant klientus. Tai mūsų kaip organizacijos dabar yra lūkestis turėti vienodą klientų aptarnavimą visuose aptarnavimo kanaluose, ar tai būtų savitarna, ar tai būtų salonas, ar tai būtų inžinieriai ar skambučių centras. Tai išties, kad tai suprasti, ar taip vyksta, turim tikrai nemažai, vadinkim, tų KPI-sų, rodiklių, kuriuos stebime. Gal paminėčiau 4 pagrindinius, tai yra
CSAT-as, tai klausėme klientų, kaipgi jie jaučiasi po paskutinio mūsų vizito, skambučio ar tai apsilankimo salone. Toliau yra NPS-as, relationshipas, ar ne, kur vertinam tą ilgalaikį santykį su mūsų klientais, tai turim kas ketvirtį apklausą apie 40 000 klientų klausėme, tai argi jie rekomenduotų mūsų organizaciją savo draugams, kolegoms ar ne, tai išties tie duomenys leidžia pamatyti daug daugiau negu kad po paskutinio vizito. Kita dalis tai slapto pirkėjo žinoma tyrimas, tai turime ir nuotoliniuose kanaluose, turime ir salonuose. Ir dar vieną įrankį, kurį norėčiau paminėti, tai grįžtamojo ryšio anketa, vadinkim taip, tai yra vidinis mūsų įrankis tarp darbuotojų dalintis tam tikrais atsitikimais, atvejais, kai skambino ar kreipėsi klientas, kad mes kažko galbūt neatlikome, mes nepasakėme, mes neuždėjome kažkokio pasiūlymo. Tai iš esmės tas įrankis, ne apie tai, ne apie baudimą mūsų žmonių, ar ne, tai įrankis apie tai, kad pasimatuoti. Galbūt mes turime kompetencinių spragų, kurias turime stiprinti. Galbūt mes turime ir keisti tam tikrus procesus mūsų organizacijoje, nes tai neveikia, kas veikia vakar ar šiandien. Tai iš esmės vardinčiau, kad tai yra 4 pagrindiniai, kuriuos sekame, bet iš ties yra dar eilė kitų, kurie irgi labai labai svarbus pamatyti kampus dar kitaip. Tai tiesiog iš įvairių pusių žiūri tą rezultatą ir tuos tyrimus kombinuoja tam, kad galėtumėt pamatyti aiškiausias tam tikras tendencijas ir parodytų tam tikrus ir procesinius dalykus. O kaip pas jūs, Jolanta? Žinoma, topas matyti visur, kaip ir visur, tai yra relationship NPS bei transakcinis NPS, tai kuris yra vis tiek sekama tiek po aptarnavimo, kaip klientai mus vertina, tiek tas 2 kart per metus mes relationship NPS darome, tas apklausas jau klientai nepriklausomai turėjo ar neturėjo kontaktą su mumis. Tai iš ten ir daug išvadų pasidarom. Taip pat mūsų bent jau sektoriuje mes tikim, kad gera kliento patirtis yra ir tada, kada klientų nereikia kreiptis. Tai yra, jeigu viskas gerai, viskas sustiguota, jam aišku, kada ką daryti, kur pasikreipti, kur informaciją rasti, tai irgi parodo, kad klientas turi gerą patirtį. Tai mes šalia sekam ir tą klientų grįžtamumą, tai yra kaip kinta kiekiai klientų nuo mūsų visos tos bazės, kurie kreipiasi, iš anksto žinom, jeigu kažkokie pokyčiai bus, kur gali padidėti klientų kreipinių, pasikreipimų, jau atitinkamai tam ruošiamės. Fiksuojamės ir sekame signalų, tokį registrą turime irgi, kur ateina dažniausiai per aptarnavimo kanalus vis tiek iš darbuotojų, kur klientai signalizavo, patys pastebi tam tikras klaidas procese arba tobulintinas vietas, kur atitinkamai tą visą mūsų procesų dalį irgi atitinkamai tvarkomės, efektyvinamės, kad viskas kuo paprasčiau, kuo mažiau klientų įsikišimo reiktų. O kaip pasikreipia, tai kaip ir minėjau, tai first call resolutionas dar, kad tai pirmo kontakto metu būtų išspręsta, jeigu jau klientas nori pasikreipti, gauti atsakymą gyvai ar telefonu, ar atvykęs, tai kad tada jau jis iš karto ir gautų, nereikėtų jo nukreipinėti niekur ir tas pakankamai išsamiai gautų tą atsakymą ir patenkintas jau būtų. Taip. O Povilai, kaip pas jūs, ar jūs matuoja tą patirtį tyrimais kokiais, ar kaip darot? Aš turiu tokį vieną, man labai patinkantį posakį, kad nėra didesnio melo nei statistika. Galbūt statistikos ir visokių tyrimų organizatoriai kartais su manim pasiginčytų, bet iš tiesų labai dažnai tuos skaičius, kuriuos tu gauni, tu gali įvairiausiai interpretuoti ir pritempti ir daryti išvadas tokias, kokias tu nori daryti. Tai pasakysiu, tarkim, mūsų verslo pavyzdį, jeigu mes naudotumėmės tuo standartiniu MPS ir savo klientams, kurie pirko pas mus, kurie šiaip nenori iš mūsų, kad mes ten juos kažkaip persiekatume, mes jiems užduotume klausimą, ar rekomenduotumėte savo draugui apsipirkti Fantazijos LT ir kažkokią rekomendaciją pateiktumėt, bet pas mus yra taip, kad daugelis klientų savo neprisipažįsta, kad pas mus pirko, tai kažkam rekomenduoti, kad pas mus pirko, tai praktiškai būtų neįmanoma. Tai jeigu mes tokį
daugeliu verslų esminiai rodikliai sektume, tai padarytume labai greit išvadą, kad mes kažką labai blogai darome. Tai mes jausdami tą visą kontekstą tokių tyrimų nedarome, bet tuo pačiu mes norime gauti tą atgalinį ryšį iš kliento ir pas save įmonės viduje dalis tai mūsų marketingo strategijos, dalis to tolesnio bendravimo su klientu strategijos yra, kad mes laikomės to, kad mažos dovanos stiprina draugystę, tai mes visada po pirkimo siūlome klientams įvairių mažų dovanėlių, kad jie sugrįžtų pas mus, kad paliktų atsiliepimą apie aptarnavimą, kad paliktų atsiliepimus apie perkamas prekes. Ir ką mes labiausiai matuojame, tai mes labiausiai matuojame ne kaip žmogus mus įvertins kažkokiu balu nuo 1 iki 10, mes labiausiai matuojame, kaip žmogus, mūsų pirkėjas, kaip jis labiausiai balsuos dėl mūsų pinigais. Tai mes ką labiausiai skaičiuojame, kiek yra tų grįžtančių klientų, kiek yra tų klientų, kurie padaro 2, 3 pirkimą, kiek turime klientų, kurie yra nuolatiniai ir toks matas, kuris ir iš verslo pusės mums yra naudingas ir tuo pačiu mums parodo, kiek yra tų žmonių, kurie linkę nenusivilia mumis, o linkę sugrįžti. O bet jeigu jūs įdėtumėte tą klausimą dėl NPS-o, tai jūs tikrai tikit, kad nepamatuotumėt? Mes žinome iš savo patirties, kad, irgi pasakysiu pavyzdį, koks 5 žmogus išeidamas iš mūsų parduotuvės, mūsų konsultantams sako, čia žinokit, aš ne savo pirkau, aš pirkau savo draugui. Tai čia dėl to mes taip ir juokaujame, kad jie neprisipažįsta net savo, kad pas mus pirko. Tai įsivaizduokite, kad dabar jūs neringa sakote, apsiperkat pas mus ir kitą dieną skambinat savo draugui ir sakot, nueik į Fantazijos LT ir nusipirk tą. Yra žmonių, kurie taip gali padaryti, bet vis dar tai yra labai visuomenės mažoji dalis, dirbame ties tuo, kad išplėstume ją. Taip, tai yra čia, kaip jūs priminėt, kai yra tam tikrose šalyse klausimai, kad klausia ne ar jūs turite automobilį, bet ar jūsų kaimynas turi automobilį. Tai čia labai panašiai pas mus. Ar esi girdėjęs, kad kažkas pirko Fantazijos LT, galima būtų klausti? Gerai, o jeigu pereinant prie Virginijos, tai Virginija kaip yra būtent kaip matuojami valstybiniam sektoriui, kaip yra pas jūs, ar darot NPS-ą, ar tiesiog turit gal kažkokių dar įdomesnių dalykų matavimo? Tiesiog kaip aš visą laiką sakau, kad aptarnavimo profesionalumas turi eiti kartu su žmogiškumu. Tai mums labai tikrai, kaip ir visiems, svarbi aptarnavimo kokybė. Ir mes nuolat stengiamės ją gerinti ir investuojame į savo žmones. Investuojame į žmones, rengdami jiems mokymus, sudarome įgūdžių tobulinimo planus, sudarydami galimybę klientam nejaučiant turėti ir savišvietos pusdienius. Ir be abejo, mes turime dvikryptį vertinimą, tai vidinį vertinimą, nes geras kokybiškas aptarnavimas tai tada, kada yra laikoma bendrų sutarimų, bendrų taisyklių, tam mums padeda įgyvendinti mūsų aptarnavimo standartas ir VMI būtent prekės ženklo vadovas. Na ir ką mes vertinam nuotolinės konsultacijas, tai būtent telefonu, raštu, ar paprastai rašom, ar paprastai aiškiai konsultuojame, kaip vyksta pokalbiai internetu, kokie mūsų seminarai. Tai pagal nustatytus kriterijus analizuojame turinį, būtent aptarnavimą, pildomos vertinimo anketos, nes mes iš tiesų esame institucija didelė, turime 52 aptarnavimo padalinius. Na ir vertinama taip pat vidinis vertinimas yra tiesioginio aptarnavimo kokybės vertinimas, kaip atrodo aplinka, kaip darbuotojas. Tai būtent yra dvi kryptis irgi, būtent metodistai vertina, viduje vertinamės. Na ir aišku, klientai mus vertina. Tai klientų apklausos po skambučių ar internetinių seminarų, kur gali palikti savo balą, suteikiama galimybė palikti atvirą savo atsiliepimą. Ir anoniminės yra apklausos po paslaugos pasinaudojimo, galima taip pat palikti savo nuomonę, pasiūlymą ir po aptarnavimo. Tai turbūt, kalbant apie viešąjį sektorių, mes iš tiesų turime turbūt dvigubą atsakomybę. Ne tik reaguoti, bet ir kurti klientų patirtį, kurios būtent žmogui padėtų jausti suprastam, net ir sudėtingose situacijose, kaip aš minėjau, mokesčiuose. Ir vis dėlto mes turime tokį sukurti santykį tarp valstybės ir jos piliečių. Tai tokia turim ir dvigubą atsakomybę, už tai tikrai mums rūpi, kad klientas atliktų visus reikiamus veiksmus, suprasdamas, ką daro. Tai, o Aiste, kaip pas jūs?
Na, aš turbūt nieko neišsiskirsiu, pasakydama nuo tų tradicinių verslų, ar ne, tai mes taip pat tikrai tą patirtį matuojame ir manom, kad tai yra svarbu daryti. Būtent tokius tyrimus kiekybinius, kuriuos daromės, tai tikrai daromės bent jau 2 kartus į metus, tai čia yra kaip standartas pas mus, ten ir nuo prekės ženklo žinomumo iki NPS rodiklių turim klausimų, bet taip pat norime, kad irgi tą patirtį vertintumėm ir galbūt net ir gerintumėm klientų tą patirtį pas mus, mūsų pacientų, tai turime kas keletą metų ir kokybinius tyrimus, kurių išsiplečiam šiek tiek ir į gilesnes tokias norimas gauti žinias ir kad būtų tas pamatuojamas jau toksai geresnis rezultatas gautas. Na, be šitų visų tradicinių tokių metodų, tai taip pat turim pagyrimų sistemas, turim klientų grįžtamojo ryšio vertinimą, tai tikrai visą tai puikiai atsiliepia pas mus ir viduje, ir turim pagyrimų lentas ir tikrai tuo džiaugiamės, bet pagrinde turime tuos tokius 3 didžiausius tyrimus, kuriais ir matuojame tą rodiklį. Ir čia matau, kad klausimas iš auditorijos, kokios motyvacinės priemonės klientų aptarnavimo specialistams veikia labiausiai? Tai gal Kristina galėtų pasidalinti. Dar sykį galėtumėt pakartoti klausimą? Kokios motyvacinės priemonės klientų aptarnavimo specialistams veikia labiausiai? Aš tai vertinčiau, kad pagyrimas ir įgalinimas tai yra pati geriausia priemonė stengtis daryti daugiau. Tai vat ką ir minėjau, ar ne 1% istorijų dalinimasi. Tai turim jau keletą mėnesių, bet ką mes matome, kad viena dalis tų istorijų kiekis auga, bet dar geroji žinutė, kad tos istorijos dar įdomesnės, geresnės, stipresnės, tai išties tas įgalinimas, parodymas, paminėjimas labiausiai veikia mūsų žmonėms, dirbant su klientais. Ir lygiagrečiai prie to išties turime ir motyvacinės priemonės, finansinės, ar ne, pasiekus tam tikrą rodiklį, galima gauti ekstra bonuso. Tai 2, bet pirmoji tikrai yra, manau, didžiausias motivatorius. O Virginija, kaip valstybinio sektoriui? Kaip jūs bendrai? Aš manau, kad laimingas klientas yra tuomet, kada yra laimingas darbuotojas. Ir tiesiog mes turime girdėti ir matyti savo darbuotoją ir sudaryti jam irgi tam tikras sąlygas, kad jis jaustųsi vertinamas ir saugus žiniomis, kad mes jį turime paruošti žiniomis, paruošti, kaip jisai turi aptarnauti klientą, kad žinotų, jeigu turi klausimų, pas ką pasiklausti. O be abejo, gautas kliento pagirimas tai yra didžiausia paskata. Tai mes stengiamės dalintis pagirimais tarp savo darbuotojų viešai, ta prasme, kad mes turime irgi savo kanalus, kur pasidaliname, kaip klientas atsiliepia, netgi dedame jo citatas, kad visi susipažintų ir augintume tą tokią, kaip pasakyti, kolektyvinį pasidžiaugimą. Nes iš tiesų, kada net ir sudėtingose situacijose sugeba klientas pasakyti gerą žodį, tai tikrai labai paglosto mus, kad mes einame teisingą linkme, teisingai dėliojamės. Tai tikrai labai stengiamės investuoti savo darbuotojus, juos matyti, jų poreikius taip pat išgirsti, nes negirdėdami savų darbuotojų turbūt negalėtume girdėti ir klientų poreikių. Taip. Jolanta? Mes taip pat praktikuojame dalintis gerais atsiliepimais, turime kiekvieną mėnesį naujienlaiškius, kuris pasiekia visą organizaciją, tai ten irgi pacituojame, ką klientai sako, kokie didžiausi projektai buvo įvykdyti, kas liečia klientus, irgi imam ir į tos interviu jau iš prisidėjusių žmonių, tai yra duodam joms to dėmesio, įvertinimą, kokį didį darbą jie daro. Taip pat organizacijoje, kadangi esame
esam orientuota į klientą organizaciją ir šitoj daly vis stiprinam, tai manom, kad ne tik tiesiogiai dirbantis su klientais darbuotojai turi būti motyvuojami, ar ne, bet kiekvienas iš mūsų prisideda prie geresnės klientų patirties, nepriklausomai, ar aš tiesiogiai klientą aptarnauju, ar dirbu su procesais, ar su produktu. Tai turime ir geriausių darbuotojų apdovanojimus, kuriuose gali tą nominaciją geriausio ketvirčio darbuotojų gauti bet kuris įmonės darbuotojas, atitinkamai pagal tai, kiek jisai įdėjo ten atitinkamą ketvirtį to savo resurso. Ėjo į gembas, pavyzdžiui, ten aptarnavo klientus, kažkokį tai projektą darė, kuris turėjo patirčiai pagerinimą, tokį jaučiamą, pagal tai jau tada slaptai ten yra balsuojama, nežinant kas, tai yra renkam tuos geriausius darbuotojus, kurie gauna ir tą laisvą dieną, ir turim pietus su visais aukščiausio lygio vadovais, tokia kaip ir, kur pasikalbama apie tendencijas, apie gyvenimą ir darbus. Tai vat irgi skatinam įvairiais būdais, ne tik finansiniais, bet ir dėmesio parodymų ir tokių įgalinimų. Nu ir kadangi mūsų laikas jau eina į pabaigą, tai dabar tiesiog labai trumpai, ką jūs palinkėtumėt, ne, kiekvienas dėl tų gražių kliento patirčių. Tai gal nuo Kristinos? Aš tai labai trumpai tikriausiai norėčiau palinkėti visiems ir visoms organizacijoms, tai nenustoti stengtis dėl klientų, viena dalis. Kita dalis, nenustoti ieškoti sprendimų, nes kas atrodo šiandien veikia, rytoj gali jau nebeveikti. Ir sugrįšiu į Renatos pristatymą, kur minėjau apie klientą 1 euro ir 1000 eurų. Tai kiekvieną klientą aptarnaukim taip, kaip jis būtų 1000 eurų ir tikrai tada mes užtikrinsim pačią geriausią klientų patirtį ir pačius geriausius organizacijos rezultatus. Ačiū, Kristina. Jolanta, ko jūs palinkėtumėte? Palinkėčiau nuoseklumo, tai yra kartais mes turim tuo daugiau įdedam, randam tų minčių, juos atmetam, prie jų vėl reikia grįžti, tai yra nepamest visą laiką ieškoti to tinkamo sprendimo, kuris būtų čia ir dabar tinkamas, nes kas šiandien yra netinkama, nereiškia, kad rytoj bus netinkama ir atvirkščiai, ką mes atmetėm praeitą kartą, tam prieš pusmetį galim prie tos idėjos grįžti, jinai gali likti aktuali. Tai ir turėti tą aistrą apie klientą būti, tai yra, kai mes viduj tikim, kad klientas viso ko ašis yra ir tie sprendimai atsiranda ir tas noras gerinti atsiranda, tobulinti procesus, aptarnavimą, kompetencijas auginti, ieškoti naujų būdų, kaip patirtį gerinti, tai yra būkime nuoseklūs ir degkime aistrą dėl kliento. Ačiū labai, Jolanta. Povilai? Na, aš tai tik norėčiau visiems priminti, kad dažniausiai klientai iš mūsų nesitikė kažkokių didelių stebuklų, jie nesitikė iš mūsų didelių inovacijų, nesitikė dirbtinio intelekto varomų kažkokių mechanizmų, jie iš mūsų dažniausiai teiksi labai paprastų dalykų, malonaus balso tembro, aiškios informacijos pateiktos, tai palinkėčiau per visas tas naujasias tendencijas nepamesti esmės, ką mes turime padaryti dėl kliento. Ir šiaip, ir mūsų įmonė šiaip tokia yra siekiamybė ir visiems palinkėčiau, kad stengtis turėti ne kuo daugiau klientų, bet kuo daugiau savo įmonės, savo bendrovės fanų, kurie tiesiog mylėtų mūsų verslą, kurie būtų jo ambasadoriais, tai kuo daugiau tų fanų turėsime, tai tada ir dėl jų stengsimės žengti tą ekstra žingsnį, o kuo daugiau tų fanų, tai tada ir klientų kažkaip savaime daugiau atsiranda. Palinkėjimas iš Virginijos. Tai turbūt pirmiausia norėčiau labai padėkoti už mokamus mokesčius, nes mokant mokesčius mes kuriame drauge valstybę. Tai tikrai nuoširdus ačiū. O tam, kad jums būtų paprasčiau, tai mes labai norime įgyvendinti viziją, kad būtų nejaučiamas nei tas aptarnavimas, nei paslaugos, ne? Kad mes daug ką galėtume už jūs padaryti. Na, bet jei turite klausimų, tai ateikit, pasitarsime. Tai ačiū. Ačiū, Virginija. Ir Aistės palinkėjimas. Tai aš pabaigai tikrai noriu pasakyti, kad iš tiesų yra labai svarbu ir tas klimatas, kurį kuriame organizacijos viduje. Ir tikrai linkiu visiems kurti savo organizacijos
organizacijų viduje tą klimatą ir tą aplinką, kurioje norime būti, kurioje norime dirbti ir kurioje laukiame tų savo pacientų ar kaip klientų. Ir tikrai tai pajausime ne tik patys mes, darbuotojai, bet tai pajaus ir mūsų klientai, kad čia pas mus gera ir gera grįžti, gera būti. Ačiū, Aiste. Tai labai ačiū visiems diskusijos dalyviams. Aš nuo savęs irgi labai norėčiau palinkėti, kad kai kažką tai kuriame ir darome dėl klientų, tai neprarasti to optimizmo ir visą laiką tos kantrybės, nes procesai ir visa kita, ką kuriam, jau užtrunka laiko. Tai šitų pagrindinių dalykų. Tai perduodu žodį dar Ievai. Aha, dėkui už diskusiją dalyviams, ačiū, kad dalinatės, stengiatės dėl klientų, kuriat tas gražias patirtis. Pastebėjau, dar nemažai buvo klausimų apie sektorinius tyrimus, tai greit patikslinu, kad Shopper Quality savo iniciatyvą kasmet tyria kelis sektorius, šiemet jau aprėpė šiek tiek daugiau tų sektorių, jeigu neišgirdote savo aktualaus sektoriaus rezultatų, tai tikrai kviečiu parašyti info@shopperquality.com, galbūt tiesiog nespėjom išviešinti, tikrai suteiksim informaciją, pasidalinsim, pakonsultuosim. Ir norėčiau padėkoti bendrai visiems dalyvavusiam renginyje, pakviesti nueiti tą ekstra mylę dėl tų klientų savo ir kurti pačias gražiausias patirtis. Jei turit šiaip dar klausimų, kurių galbūt pranešėjas nespėjo atsakyti, ar dėl projekto, taip pat galite kreiptis elektroniniu paštu. Skaidrėm bei renginio įrašų pasidalinsime ir tikiuosi susitiksim kitose renginiuose. O dabar pabaigai kviečiu dar kartelį pasižiūrėti mūsų apdovanojimo renginio akimirkas bei visus prisijungti prie projekto su savo prekiniu ženklu kaip dalyviams arba tiesiog paliekant gražų atsiliepimą apie patikusį aptarnavimą bet kurio savo mėgstamo prekinio ženklo. Ir turbūt paprasčiausiai gražūs žodžiai įkvepia ir nieko nekainuoja. Tai ačiū visiems ir linkiu gražios dienos. Ačiū labai visiems. Ačiū visiems.